Nepanašu, kad gyvenama. Čia tikriausiai. Čia vyrai. Gerai, Safai. Gerai. Oi, ne, Eldai. Safai turėjai laikyti valtį. Tai gerai, bet iki kada laikyti man, aš pamiršau. Kol išlipu gal. Neturėtų būti šitas ženklas. Okei, gerai, tai dabar žinosiu, tai reikėjo iš anksto sakyti. Tai ar dabar galiu paleisti? Ne, dabar laikyk. Gerai išlipai. Gerai, o kodėl man dar vis laikyti? Jau galiu paleisti dabar. Oi. Sveiki. Sveiki, labai diena. Sveiki, brangus dalyviai. Sveiki atvykę į šią negyvenamą salą, kurioje jūs praleisite vieną parą. Šiaip neilgai reiks leisti laiko, kai taip greitai kalba žmogus. Jo, bet aš matau, kad reikės labai daug pauzių iškarpyti. Nu, patu sukarpys ir staigiai išnekės. Šioj saloj praleisite visą parą. Kas apvogėm Safą? Nes dviesi jį prispaustume. Laikykis viską! Puikiausia proga dabar išduoti raidę. Ei, ne. Ir turėsite įvykdyti per ją 5 užduotis. Neplaukit. Ačiū. Tai tada nenutilk taip. Čia labai dramatiškai užbildė. Ką mums daryti tada, kai jūs užbaigęs? Įvykdė kiekvieną užduotį, jos nugalėtojas gaus geriausią prizą, kuris palengvins jums gyvenimą šioj saloj. Antra vieta gaus šiek tiek silpnesnį, prastesnį ir Safas gaus prasčiausią. Gerai, aišku, gali net neaiškinti antrą kartą, jau supratom. Gal turi Type-C? Pakravėja čia netyčia, ne? Ne. Aš kažkaip vis galvodavau, ką pasimčiau negyvenamą salą, kai atėjo laikas nieko nepasėmė. Pirma jūsų užduotis. Paskutinį kartą šioj saloj prieš jūs 95 metais apsilankė berniukas. Algirdas Mykolas Brazauskas po to tapo prezidentu. Jis šitoj saloj paliko 2 dalykus. 2 batus. Šiandien jūsų užduotis yra juos abu rasti. Šiaip žinočiau, ką daryti, kai vienas batas dingsta. Bet čia 2 dingo, okei, įdomiai. Pirmas radęs batą gaus geriausią gyvenamą vietą šiai nakčiai. Antras gaus prastesnę ir paskutinis, jūs pamatysit. Ne, viskas. Palauk, kur tu varai? Tai pradedam. Nu palauk, nu! Ne. Bėga. Bilet, neužlipsiu. Čia yra batas. Beveik garantuoju, kad čia yra batas. Gerai. Ryčko, padėk. Jeigu biškį padėtum, aš tave gal priimčiau į palapinę. Aš, man atrodo, pasiklydau. Blogiausia, kad aš nežinau, ką jie daro. Kaip nereikėjo šitą, nežinau, kodėl padariau kulverstį dabar. Kaip be reikalo aš iki čia bėgau, dabar viskas. Ragas. Nu irgi, ne. Aš kaip garantuoju, kad vienas batas bus kažkur ten, kur mes įsilaipinom. Bilet, aš neužsilipsiu niekaip. Nėra šansų užsilipti. Perniek viskas. Fuck. Sakyk, ar man apsimoka čia ar ne? Ką veiksi? Ką gaidys? Ką čia daryti, planuoji? Ką galvoji tu daryti? Ką planuoji daryti? Kam planuoji daryti? Yes! Rado. Mano taktika yra, kad aš nieko neradau. Aš noriu visus sukviesti čia, kad jie pailsėtų šiek tiek. Kur batas? Neturi ir aš batą. Tu buvai padėjęs? Aš? Jo. Buvo padėjęs? Jo. Kažkur čia buvo skylė, aš jo žiūrėjau, bet galvoju. Mantai, Ką? nori sudaryti koaliciją? Tarkim. Aš siūlau apiplėšti Safą. Mes galim nepersistengti dabar. Ja. Galim dviese, būti aplink čia. Nejudėk. Tai man tai čia nebegrybavimo epizodas. O tai ką mes ieškom? Bato. Bato aš mačiau 2. Vienas ten gale pačiam. Aš buvau ten pačiam gale, nebuvo. Į šono biškį. Girdi. Nu? Mes apvogėm Safą, nes dviesi jį prispaustume. Jisai atbėga su batu, mes atimam iš jo batą. Ja. Ir Mum arba tada- tada
Mes galime. Tu atiduodi arba aš, bet priemam viens kitą į palapinę. Gerai, Kaip tu galvoji? davai po 5 minučių pasikalbam, gerai? Ne, aš noriu dar dabar, žinau. Pažiūrėk, bitutė. Kaip miela. Kebra. O kas čia? Nu vėl grybą Dar radom. vienas. Man tai, negribau. Ką darysim, jeigu ten yra? Bet tai negali, jeigu tam paukščiai viduj. Mes nei labas, nei vaišė neturim į svečius. Tai radai safkai kažką? Ne. Žinom, kur vienas batas yra. Inkilė yra. Reikia jį iš ten išimti. Rimtai? Ja. Nėra ten. Ne, jisai bus viduj. Bet tai ten net mano penis netilptų, kaip batas. Labai abejoju. Ne, Čia reikia tai tada- 3 žmonių, čia reikia Safai? statyti. Safai, atsiklaupk tu šitai, aš per tave užlipu ant manto. Gerai, arba žinot ką? Davai, Čia jūs mano bandykit- karjera iš tikrųjų. Žiūrėkit, jūs žiūrėkit, Užlipu ant manto. žiūrėkit, jūs davai tada aiškinkite su tuo inkilu. O kur buvo tavo? Mano batas? Ta prasme. Kur radai? Batą? Jo. Tenam tolimiausiam gale. Ką, kodėl jie kalba apie batą, kurį rado? Bet kaip buvo? Tiesiog padėtas? Buvo labai krūmo įdėtas. Ok, tai šitas bus žymiai žaskiau tada. Šitas turi nesimatyti, vadinasi. Aš gal taikysiu baravykų taktiką, stengsiuosi likti arti manto. Ir žinok, jeigu tu randi batą, aš stoju į nuožmę dvikovą. Gerai, Ta prasme, aš Evaldai, duriu tu tai su- nepričiom, tu Aš eik sėdėk nežiūriu, kad tu palapinėj. dalyvis. Nebežinau, ble. Tada dabar aš inscenizuosiu, kad radau. Koks glūšas! Nebūna tokių batų. Oh! Pasiruošę užuomenai. Ne. Ne? Bum, šakalaka, bum! Bam! Gerai, Evaldai. Dar galima? Dabar jau nori daryti sąjungą? Prieš ką? Tu radai antrą? Gerai, Žinau, kur buvo. yra tas? Ne, viskas. Tu nepadėjai. Kur tas antras? Kodėl tu Aš nepadėjai? padėjau. Aš buvau gerai, padėjęs, gal aš paimu, kad nepaimtų. Man tai tau gal padės. Neapsimes, kad dabar nabagiukas, kad tau duotų. Tau gal padės, kad aš laimėjau. Blemba, eik tu savo. Jis dabar apsimeta, kad tu jam duotum iš gailesčio. Blemba, bėgs kraujas, čiūju. Nebėga. Bėgs. Ne, aš gal duosiu jam, man tai labai Aš skauda tau. nabagas. Blemba, man žinokit, aš negaliu ant vėjo būti iš viso dabar. Man širdis permušinėja. Aš nežinau net ką daryti reikės. Kur radai? Kur radau? Po akmenim. Radau po akmenim. O šituo akmenim. Čia, vat, kur mes išsilaipinom, bet čia ir buvo iš Čia tikrųjų. tavo senas batas. Ble, ieško. Ten, kur nesimato. Aš tiek dalykų kišau ranką iki čia, į visas skyrės, kurias mačiau. Na gerai, tai dabar antras, tai gal hintą duok iš karto dėl antro. Gerai. Pala, ką reiškia antras? Tai antras batas. Tai 3 batai yra? Ne, tai 2. Tave apgavo. Aš pirmo neradau, Tai neradai jisai pirmo. nepasijau, kad meluoju. Aš žiauriai ilgai melavau, kad radau. Eik tu! A, tu nežinojai? Ne! Mantas, bandydamas jūs suklaidinti, pasakė jo vietą. Jis yra labai labai toli. Čia nebuvo jo hintas, bet aš tau sakau. Oi, vaikinai, tai susimatysim tada. Eik čia, motherfucker, kuris nepalaukė. Ne, čia jau nėra draugystės. Au! Eik tu, man. O gal norit paklausti užuomenos tekančio upelio? Aš jau vietinė šitoje saloje. Žinau visus kampus, visas duobes, visus medžius. Durnas. Hebra, norit užuomenos? Ne. Klausykit širdies. Kokia lengva pergalė būtų, va tiesiog. Einam, vėl, prisėmiau. Blie. Vykis kovot.
Žodžiu, visiems turbūt įdomu, tai kaip aš suradau antrą batą. Esmė, kad aš vaikščiau, mano tikslas buvo labai akylai žiūrėti. Ne visai pasiteisino, nes Evaldas irgi pasirodo tą pačią taktiką darė tik geriau. Tikriausiai kažkas iš viršaus nori, kad aš laimėčiau. Aš atverčiau akmenį ir ten radau batą. Ir tai buvo... Tai yra viena geriausių mano akimirkų. Jau einu ir žiūriu, gražuolis. Bam! Priešais kelią, toksai paberžis, tokio gal dydžio. Dėl bato žiauriai sunku buvo rasti. Jau mačiau eigoje, kad ir Mantui nelabai sekasi ir jis truputį pasimetęs, tai supratau, kad yra šansas. Šį kartą yra šansas man paimti antrą vietą, bet įvyko dalykas, tai Popa daugiausiai gal įtakos padarė šitą popą ir aš tiesiog išsimušiau iš vėžių, nebegalėjau funkcionuoti pilnai. Aš bandžiau iš visų jėgų dar, bet jau kai finale reikėjo vytis Mantą, bet popa šitą ir viskas sukliūdė, manau. Kaip mato, mūsų dalyviai užtruko. Pirmąją vietą laimėjo Evaldas Jasaitis ir jis gaus šitą nuostabią chatą. Vyrai tikrai jūsų nepriims į vidų. O gal norėtų? Paleisk, Evaldą, paleisk. Antrąją vietą užėmė ponas Mantas Bartuševičius ir jis gauna trikampę užuovėją. Tikrai ne ta gerai. Panašus kaip jo hairlinas. Okay. Safas užima trečią vietą ir gauna. Ir gauna. Okay. Ta baslį irgi turiu turėti su savim. Taip, ir turi jį kažkur įkišti. Bet aš įsipjausiu nosies tiesiog, kad kvėpuočiau ir... Tu pjauk, ką nori. Čia gali tave sumaišyti su lavonu, plaukia kažkas ryte. Keliaujame į antrą rungtį. Antroje rungtyje mūsų dalyviai susigrums žvejodami. Čia man aišku pranašumą turi. Kodėl? Nu, pažiūrėk, kaip tu atrodo. O kaip aš atrodo? Taip žvejai, taip jums atrodo, ne? Ne dėl rūbų. Ne dėl rūbų. Visiškai rūbų nepriko. Antrąją rungtį pristato Lidl ir prizai bus iš tenais. Pirma vieta laimės viską, ko reikia tobuliem dešrainiam. Gal netgi grillant, fun dešrainiam. Būtent. Bet ar bus fun, jeigu kažkuris vienas laimės ir nesidalins su kitais? Bus irgi. Ir antra vieta laimės ką? Kultinės bandelės. Tai tikriausiai krosanas su kumpiu ir sūriu. Bandelė su dešrelė. Kibina gal ne? O tai nebus, kad užsismailinimui dar gal? Užsismailinimui deserto nebus? Žinoma, kalbos. Lidl net negyvenamoj saloj mus aprūpino. O ką trečią vietą gauna? Lidl mus aprūpino šviežiausiam daržovėm. Turime ir agurkų, ir pomidorų. Antokė, čia nieko nepagaus. Antokė. Kas čia buvo? Kas čia su tokiu kukurūzu? 3, 2, 1, let's go. Užsimerkęs galiu. Patys vyrai žvejoja? Mesk, nu. Reik tik tai. Opa. Bet čia žinau, čia gera vietelė. Čia šiaip spotukas čia. Čia raudelės tokios. Cink, cink, cink ir viskas. Jom kukurūzas yra kaip realiai man cigaretė. Užoj, va, kažkas už kitą kampą užpučia vėjas. Sakai, jos užuodė tą kukurūzą. Oi, jos jau su tą kukurūzų šoka, taip. Turėjau jau vieną lelyje. Norėjau sakyti, kad vos nepralaimėjai jau. Ne, aš tiesiog į kitą vietą užsimesiu Čekliovo nėra. Kukurūzo dar. Kukurūzo į studiją. Duok 5 už šitą. Šerė valduką. Pasišeriu savo karosiukus. Vietų. Viskas. Ką? Viskas. Tau viskas. Ką? Tau viskas. Okay, Ne tik taip nemesk. Ai, tai jaučiu nusikatino, nesimatė, kaip gerai aš užmečiau tolę, ne? Šiaip jau, kad gerai meti, matysis ir ant to, kaip trauki. Ir kaip laikau tikriausiai. Turbūt. Ar taip reikia laikyti? Kodėl aš kaip kalašą laikau? Kaip kalašą? Kur taikinukas? Svarbiausia judėti ir žuvis ties 12 O valandą. žinot, kad mano horoskopas yra žuvis? Jaučiasi. Aš bandau susilieti su žuvimis, su savo giminaičiais. Šiaip geriausiai, tai kai va, plūdelė net nenusėdo, o guli. Kam jį stovėti visą dieną? Sapai viskas, 5 minutės. Jau vyniok meškeris. Palauk, biški, čia bus suvyniojama meškerių. Blogai, žinokit, man atrodo. Bet čia jeigu nutrauksiu, dabar nesiskaitys. Man. Ką? Da, man. Ne. Negirdim. Da, man. Tai jeigu nutrauksiu, tai jau tau skaitysis. Dabar žiūrėk, kaip reikia. Žiūrėk, kaip reikia. Matau tą lelyje net, kuri... Čia greičiau būtų, jeigu kažkas eitų į baidarį ir nuplauktų. Op! What the fuck? Bet į mano čia jaučius kaip. Čia sunkiai Čia visų dabar. Nežinau, bet... Tai bet tu nežinai, ar tau jinai užkibo.
Tu traukiai tiesiog. Bet tai ta problema, kai nebepavyko traukti. Nepaleis dar. Palikim jį dviesę su juo. Palikim. Sakykim. Imk. Ne, tu nebijok. Tiek. Man tai paliekam jį. Čia jam svarbi, kaip žvejai, jam svarbi akimirka. Mano pirma žuvytė. Bet ne tavo ištraukta. Nu tai kaip safukai šiandien kiba? Ui, jo. Raudė čia? Raudė. Tau kliovino? Man atrodo, jo. Liko minutė tau. Galėsim dar pabūt paskui. Galėsi likt po to, jeigu norėsi. Jūs varysit jau? Mes varysim kažką jau nuatviško veikti. Klausykite, gal varom paskui mašinas nusiplaut. Lemba, gal galvoju, mašiną nusiplaut. Šiandien nesisigiliu. Kieme, belemba, pasisem to vandens. Gal grilių pasikurt. Va, galvoju, gal kamado. Tai mes užskaitom, kad Safas pirmoji. Ne, tai mes varom, kol pagausim normaliai. Nesiskaito, ką žinau. Teisėjas tai Safui skirčiau pirmą vietą. Aš tai skirčiau irgi. Aš ištraukiau žuvį. Nesvarbu. Kas užmetė? Šiaip tai prieš tai aš Safo buvau užmetęs. Nežinau, man tai nesvarbu, bet jeigu visi jau čia norit apartmento, kad vat, būtent aš tą pirmą vietą pasimčiau, tai... Tai ne, tai čia mes su Safu čia tada turim gauti. Kodėl? Aš kiek tampiau? Grūmiau su ta žuvim. Man tai! Mes tikrai... Mes galim dalintis. Mes galim bandelių, viską. Jo, mes galim pasidalinti viską. Nes mes jau pagavę žuvį esame. Viskas. Nesvarbu, net teisė ir žvėrių. Ar aš? Taip. Mes pagavom žuvį. Žinai, ką mes dar galim padaryti? Tavo pusinę palapinę su manu sujungti per pagalį ir padaryti vieną gerą palapinę ir kartu valgyti. Lema, šitą nelabai manau. Oi, linksminamės, nekreip dėmesį. Planuojam, kaip miksuosim maistus savo. Tai jau žinok, nėra didelio skirtumo tada. Kaip nėra? Aš tampiau tą žuvį tavo. Ką tu tampėjai? Tu nepagavai žuvies, man tas ją ištraukė. Tu buvai pats nereikalingiausias procese. Tu nieko nenuveikiai tam procese. Aš tampiau, netampiau. Tu per daug tampai, beje. Tu mažiau tampytum, gal daugiau nuveiktum. Gerai. Negerai, Evaldai, tą ir noriu pasakyti. Kas yra? Evaldai. Tu prasme puikiai, vis tiek buvo ir tų mostų tokių ir tai tavo visko. Dar minutė 20. Čia aš šitoj duobėj 3 kartus ieškojau. Myžai? Ai. Bato ieškojau. Aš 3 kartus galvau, kad šitoj duobėj tikrai tu... Ne, reikia uždengti šiaudais, kad niekas neįkristų. Ne, tai čia daugiau dengti tokiais, kad ten nesiseklintų ta duobė. Taip, bet mes toliau varom, tai tavo dar bus 5 minutės, o tu neišnaudoji šitų. Eik iš viso. Gerai. Ai, nu gerai, tada nesitarsi, norėjau tartis. Ką, su kuo tu tartis? Man priklauso trečdalis tos žuvies iš viso. Ne, tau trečdalis. Kas? Ne. Tampiau aš ten? Tampėjai žuvį. Taip dariau? Jo. Ir ten žuvis jau buvo ant šito? Žiūrėk, nei tu užmeti, nei tu ištraukiai, nei tu net kabliuko nesuvarginau. Aš ją nuvarginau. Jo. Tu matai, kai ją ištraukė, tai tiesiog stovėjo tokia... Ten nėra ką kalbėti, Aldai, norėjau pakalbėti normaliai, bet matau, kad čia nesi rimtas derybinis partneris. Biškai, kai sauksi, Pauostik, paperdžiu ką. Viskas. Safai, mes žinok tikrai alijansą kuriam. Jo, Evaldas tampa ne... Užmečiau neblogai, žinok. Užmetei tai puikiai, Safai. Ačiū. Ne, nu gerai, nudurnu, kvaila buvo bandyti atimti cigaretės tavo. Kodėl jūs dūksat ir kikenat ir... Nu mes darom dėl kontento dalykų. Bet tu skutenat. Tu pasuojas. Jūs skutenat. Galvoju, man įdomu, čia nėra turinys, kad du vyrai... Viską ką padaryti. Tu galvoju, aš noriu for real su tavim alijansą daryti, asilėt. Mes tiesiog bandom laiką, bandom įdomą. Darom alijansą. Senė, aš turiu pusę žuvėt. Atsinešk šitą alijansą pusę. Mano pusė. Vala, užsikabino. Bliama, nebedarys. Nėra malonus šitas pokalbis dabar, Evaldai, bet aš atšaukiu su tavim alijansą. Tu labai vienas nemaloniausių kolegų, su kokiais aš esu buvęs alijansuose. Žiūrėk, aš galiu įrodyti, kad aš galiu būti naudingas alijanso narys. Žiūrėk, hop, viskas. Oi, koks geras pliumti. Safai, nori būti su manim alijanse. Ką siūlai? Siūlau... Tu nieko neturi, tu neturi žuvies jokios savo sąskaitos. Tu šiaip tai... Tu esi tas vyras, kur be nieko ateina. Tu turėk meškerę. Kas pirmas pripažino, kad tai tavo žuvis yra? Kas iškėlė klausimą, kad čia tavo žuvis yra, pavyzdžiui? Kai šitie visi sakė, žmonės neužskaitom. Kas sakė, kad
Bet tai gal užskaitom, čia Safa pirma žuvis. Tikrai nori būti su plinkančiu vyru alijansu. Lauri, Pažiūrėk. Ne, nu, ta prasme, dėl plikimų, nesvarbu. Žiūrėk. Aš dar svarstau, man tai. Taip, nieks nėra patvirtinta. Taip, nėra parašų padėta dar, bet tušinuką jau laikau rankoje. bet dabar pieštukų jau tu padėjęs parašą. Ei, Nepedžiojęs dar tušinuką. ei. Kai sprendėm tavo žuvies legitimumą. Taip. Tu buvai kaip Lietuva, kuri bando atgauti nepriklausomybę, aš buvau kaip Islandija. Jo, o aš buvau pirmieji, Moldova, tas, kurie- kur netgi Sovietų sąjungos sudėti pirmiau Moldova pripažino negu Islandija. Islandija iš Tu nepriklausomų šalių. mongolas buvo iš viso. Kas? Prie žuvies, prie pasiūlymų einam ir kad aš atsirinkčiau, kas ką man pasiūlė. Kaip tu sekės pirmoji rungtys, Safai? Nu, Aš žinau, gavai brezentą su pagalu. pagalys buvo. Matei mano chatą? Mačiau. Norėtum mano chatą, pavyzdžiui. Nežinau, nu nebloga, ką tai. Nebloga chata, ne? Tai viskas, ką tu sakai, kad Aš labai nedaug valgau. užfiksuosim, kad aš laimėjau rungtį. Jo. Kad aš laimėjau rungtį. Taip. Kad aš laimėjau kiemo draugų Liet. rungtį. Gerai, jis man siūlo su bandelėm kažkaip derinti. Ne, tu gali su juo derinti bandelės, bet kai saulė nusileis, pavyzdžiui, bus šalta, ir sakysi, noriu mėgučio. Nu, bet... Tau daug iš bandelių naudos bus. Nu, Lidlo bandelės, su tai papaga. šiaip Ne. labai skanios Tai bandelės. dėl ko aš bandau su tavimi alijansu? Va, dėl ko Lidlas ir neprašo, kad jisai būtų veidas niekada. Tiesiog nemoka. Į kuriem neskirta. Šiaip mes su Mantu tai ten, oi, šiaip gerai. Mes šiaip susivaibinę, blema, mes su Safa esam padarę tą Lidlui milijoninį video. Ne vieną šiaip. 5 milijonai ten vien Instagram'e, tai... Jo, bet... Pameni Safai, Su kur juo? tai padarėm. Aha, Kiek, man tik klausau. prisimeni, kiek mes prižvengėm. Eiktų ir visą, kiek džiaugiamės ilgai ir kaip viskas faina ir kokie gražūs atsiliepimai. Aš, ta prasme, buvau Krokuvai, Lenkijoje ir prie manęs prie žmogus, Jo. užsienietis ir sako, aš mačiau tą reklamą, tą video, sako, nuostabu. Nice. Belekas ten. Tai kažką sakei dėl palapkės dar? O, Oi, tu medis. Nu nejuokau. Oi, ant kitos paršokai. Ai, tas Evaldas. Tai ką tu pasiūlai man? Ką tu man siūlai? Aš biškai norėčiau iniciatyvos iš tavęs. Aš dabar atėjau su šiek tiek kitokia dėrybinė pozicija. Jo. Aš, Apie ką šnekam? aš Sapai, aš nesu tavo Blemba, nu Aš nesu Aš suprantu, man tai ir negražu, žinai, kas šalavytė. negražu truputį Nesu iš mano pusės, aš jaučiu, kad... pas kurią tu varai Taip, penktadieniais, taip. Rūtai sakai, kad varai vienur, bet tu varai pas tą savo Utenos šalavytę, ne? Tai aš nesu vienas iš tų. Baig, Okay? mažu, viskas arkai. Aš gerbiu, kad tu pirmas atėjai pas mane su... Žino šakos ant šakos. Kiek dar jam liko laiko žvejot? Ne, neapsuk, ne. Ble, Devaldai, dabar jau net nesuprantu, ar tu apsukai ar neapsukai. Būtų juokinga, jeigu aš vėl dabar paimčiau tampyti ir vėl su žuvim ištraukčiau. Aš galiu pasakyti Safai taip, aš tau tai palikęs nebūčiau. Būtų. Nebūčiau. Būtų. Nebūčiau. Būčiau bandęs ištraukti. Ko aš kaltas? Matai, kaip man jisai paliko. labai akis. O tu matai, kaip jis man ką tu man su ranka čia rodai? Ką tu man? Aš nenoriu pasijai Viskas palapinę. gerai. Man tai aš nenoriu pasijai palapinę, jis man siūlo į palapinę. Jo, bet žiūrėk, dėl Gerai. užuovėjos aš atmečiau jau prieš tai. Aš į užuovėją nepriimsiu tikrai nieko. Nežinau, gal galim jau laužą užsikurti, aš tų dešrainių kaip ir pradėčiau pabiški tada keptis. Šiaip jo, aš galiu. Mes hodogus valgysim. Pasakyk, Safai. Safai pasakyk, aš nenoriu sakyti. Safai dabar gali išduoti, puikiausia proga jį išduoti dabar yra. Puikiausia proga dabar išduoti yra. Tas mane labai palaikė. Palaikė, aš dabar gelbėjau gyvybę jau. Turiu palapinę. Jo, bet tu Mum toks daugiau piktutis buvai, Ne, kartais aš taip pat pradėjai draskį man smaukt, mane pradėjai. Ne, Safai. Aš būsiu geresnis. Gerai, jau matau, kad mes pradedam biškelį. Tu jau dabar su teroristais dėriesi. What? O aš tik noriu priminti, kad žuvį aš ištraukiu. Dabar aš seivinu tave dabar ir tu su juo mesgi tuo pačiu metu. Ta prasme, čia tas pats, kas Rūtas kaltus, o tu tą savo šalavėlę Utenos dėtų. O nėra, kas man pradėjo bišką grasinti. O, jo. Ir dar nebūtais dalykais. Aš jau pradėjau galvoti apie tą uteniškę, bet supratau, kad nėra jokios. Tu visiškai man susukai galvą. Žinai, kas dar tau susuko galvą, Safai? Tu sumerkiai zilkai. Tavo meškerė dabar yra... Aš po tavęs, kol Medyje. plūdė. Ir žinai, jeigu tu, man saky... jeigu tu man sakytum, jinai yra ežere, aš net neskaičiau. Ežere? Man tai, aš po pirmo Nes jos medžio nėra. nieko tau nesakiau. Po antro tai jau man neproto gerai. Aš neklausiau pradžios, sorry. Pradžia buvo dumbluose. Pasakyti, kad ką jūs čia dabar taikote. Palik balsavimui. Teisėjas yra teisėjas ir viskas. Teisėjas yra Dievas.
Tai visų pirma. Ai, tai Simonas nusprendžia. Ne. Tai mes šiaip per tiek visi žeminotės jūs. Tikriausiai visi suprantat, kad man turėjo priklausyti ta žuvis ir jie irgi tai supranta. Aš nežinau, kodėl apie tos alijansus jie ten ardosi. Aš tiesiog laukiu, ką pasakys gerb vedėjas, nuostabusis Simonas vedėjas, labai puikus vedėjas. Bet jis šitą po to tik pamatys, jaučiu. Tai Simonai, apie tave šiaip gražiai čia šneku, jeigu ką. Jo, užmetė Safas, bet jo laikas buvo pasibaigęs, viskas ir plus dar buvo įstrigę. Bet man atrodo kažkaip, aš nežinau tiksliai, bet man atrodo, kad blemba lyg yra tas, kad skaičiuojasi, kai ištraukia žuvį. Nu tai tada aš nežinau, ar čia kyla daug klausimų, kas bus nugalėtojas. Iš tikrųjų tikiuosi, kad Safas užkips ant mano kabliuko ir aš labai norėčiau, kad Safas pasirinktų alijansą su manim ir nakvynę šiltoj palapiniai, nes tik pasitaikius pirmai progai aš nesuvalgysiu to maisto ir jį panaudosiu dėrybom su Mantu. Ir visiškai išduosiu Lauryną, nes čia rūpi vienintelis dalykas – išgyventi. Aš nežinau, gal į Manto pusę, gal... Ne, bet Evaldas irgi Ne, bet Evaldas jaučia gal labiau... Ne, su Evaldu sutiksiu. Mantas irgi gerai pašnekėjo man. Gerai, tai ką tik turėjome antrą rungtį ir... Kur teisėjo, kur dingo vedėjo šitas balsas? Pametė. Labai pasikeitė balsas. Gali tęst, kaip to po to? Nes dar 3 rungtys, mukai, neapsikrau gal. Mačiau labai daug povandeninių srovių šitam etape. Ar galit papasakot, dėl ko jos įvyko? Jo, tai labai jie bandė man lysti į vadinamąją šikną. Kodėl? Buvo todėl, kad aš žiauriai gerą mostą užmečiau ir pom, ir aš toks, ateik čia, tipo, ir tada su kamerom kažkas. Užstrigo. Tai gerai, čia jau kamerysų dalykai. Kažkas neaiškiai ten susiformatavo kortelę ir tada jau, man atrodo, lyg ir kadras, kaip aš jų žuvį laikau rankose. Tai tu nualpęs buvai, ar kas tau buvo? Tu, ta prasme, traukai ir nukritai, ar dėl ko? Nu, buvo dar momentas, kai tu pavinioji kažkiek, bet tu tiesiog užbaigi. Ten ir Evaldas dar buvo atvaręs, man atrodo, ar ne? Ne, bet aš realiai neprisidėjau prie Safo žuvies pagavimo visiškai. Bet palauk, prie žuvies pagavimo. Ne, prie Safo, tai prie to, kad Safas pagavo žuvį. Ir tada, jeigu aš jau kažkaip galvoju vieną pusę, kitą pusę, tada vienas paslydo vienur, kitas kitur, tada atrodo lyg gražiai šneka, tada jau už akių kitaip kalba, tada drasko akis, tada spjaudo į veidą ir bandė numyšti koją. Tai aš esu pasimetęs, nes jūs patys pasimetat šitame žaidime. Aš turbūt, kad daugiau nebekursiu alijansų. Jis, jeigu nori, tai apskritai netgi gali susivienyti prieš mane. Nes vienas dalykas yra, žinai, kai... Vienas dalykas yra, kai... Miškai sunku kalbėti. Grįžk į kamerą, kad matytų kamerui normaliai vaizdas. Grįšiu, kai būsiu pasiruošęs ir grįšiu. Nu, bet tai vat, ar su to, kad galiu alijansus daryti? Mane, ar galiu su to, kad neprognozuojam žmogum alijansus daryti? Netrodo, kad jisai mane nutraukė, aš net nebuvau baigęs minties. Vieną minutę taip, kitą minutę kitaip. Ok, tai mano nuomonė jau visiškai nieko nebereiškia čia. Tai aš jau visai nieko nebegaliu šituose namuose pasakyti. Ai, tai tu dabar mano ir programos bajerius sakai? Ne pirmą kartą kalbu kažkieno programos bajeris, dabar tuo kaltinsit mane vėl. Aš tikrai atsiprašau visų ir organizatorių laidos, ir rėmėjų galbūt. Pasikarščiavau momentais, bet viskas dėl silpnumo. Momentais tu ramus buvai. Evaldai, ar tu sutinki, kad tu užėmėjai paskutinę vietą šioje rungtyje? Au! Supratau, tai paskutinė vieta... Mantas nepagavo žuvies ir aš nepagavau žuvies. Kas užėmė paskutinę vietą? Tu užėmė paskutinę vietą. Kodėl? Tu jau viską paaiškinsiu. Užėmė paskutinę vietą ir laimi nuostabius pritus iš ledų. Labai šviežiausios daržovės. Irkas labai krispi atrodo. Dabar ties judviem. Safai, tu užmetei meškerę, o Mantas užtraukė, ne? Aš visą laiką žiūriu labiau į užmetimą, nes geras užmetimas daug ką duoda. Ir aš esu nevairavęs meškerės šiaip. Čia realiai. Jo, bet aš noriu vieno dalyko paklausyti. Kieno laiku buvo užtraukta žuvis? O, bliamba, Safai. Žuvis buvo užtraukta Manto laiku. Bet jisai užbaigė mano darbą. Bet tu žuvies neištraukai per savo laiką. Pirma vieta tenka Mantui. Tai tu nori splitinti, ne, tada dalykus? Tarėmės šitie, kad... Tu sakai, kad mes galim tada pirmą, antrą vietą, tipo viską... Palaukit! Ar jūs sakaujat? Mantelė. Draugai, mes galim visi trysia gal... Palauk, biški. Čia, aš nemanau, aš noriu tavo agurko.
Aš tiesiog noriu, kad Safas negirdėtų dabar, bet jeigu tu paprašysi operatorių, kad atsuktų, ką mes kalbėjom prieš tai interviu, aš sakiau, kad jeigu Safas laimi... Eldai, dar norisi tep šokolado? Sekundę. Nori dar, nes aš turiu šokoladą. Gali pradėti teptis, jeigu dar. Sakau, jeigu sudaro su manim alijansą, sakiau, tik dėl to, kad aš bet kurią minutę man pasitaikiusi, sudaryčiau alijansą su tavim ir atiduočiau, su tavim pasidalinčiau maistą ir atimčiau iš savo. Gerai, tada dabar aš noriu pasakyti, tik čia. Aš šiaip džiaugiuosi, kad man šitą pasakėjai, nes dabar, kai aš valgysiu savo hotdogus, aš suprasiu, kad tu dar ir žmogus šlikštusis. Tai. Man tai. Okei, kas čia verda? Bet kur nakvosi? Savo, ten, kur laimėjo, ten ir nakvosi. Nu ką, pirmą, antrą, antelę? Nu, blemba, aš pirmą, tu antrą. Nu, neatsispyriau. Gal gali man palikti agurką? Nu, per daug šviežio, neatsispyriau. Gal gali palikti? Jau noriu pas tave keletą pasišildymų į palapinę gauti šiandien. Taip. Ko iš manęs norėtų? Krosaną su kumpiu ir sūriu ir spurgą su šokoladu. Absoliučiai ne. Aš leidžiu to palapinę, pasiemu viską. Rimtai? Nežinau, ar tu pasiryžęs, nežinau. Aš pavyzdžiui, palapinė gal ir geras dalykas, bet Lidlo produktų nekeičiau nieko. Aš su tavim sutinku šiaip. Įspurgas su šokoladu. Tu vieną suvalgiai, tau biškis, o čia šviežu. Šiaip vis dar šiltas krosanas. Suzduoji prie dešrainių. Turime trečiąją rungtį ir jos metu mūsų dalyviai bandys kuo tiksliau pataikyti į 5 minutės. Kai jie pajaus, kad jos praėjo, jis drąsiai žengs žingsnį ir tikėsis geriausio. Pirma vieta laimės šiltą kaldrą. Antra vieta tik tais apdeginta miegmaišį, o trečia maišą. Kas nutiko, kas sudegino miegmaišį? Buvo padaryta klaidų. Žinoma, aš viso šito skaičiavimo metu aš vaikščiosiu, uždavinėsiu jam klausimus ir trukdysiu. Tiesa, kiekvieną kartą jie atsakė... Puikiai sekasi dabar. Atsiprašau. Teisingai jie atsakė klausimą, gaus plius minus 2 sekundės. Tai jeigu jie peržengs ribą ant 2-3 sekundžių, ta riba iki 5 minučių sumažės. Taip, užsimerkite, ponai. Pradedame už 3, 2, 1. Pradžioje aš jums per daug netrukdysiu, šiaip kažką pakalbinsiu, patikrinsiu, ant kiek didelis man to pilvukas, o paskui, kai jau jūs suskaičiuosit kažkiek, patrukdysiu. O kaip man tai skaičiuoja? Iki 300 ar sakai paskui po 60 minutį? Supratau. Pirmasis jums klausimas. Kelintais metais vyko pirmieji Robinzonai? Klausimas vertas 12 sekundžių. Kiek sezonų truko Robinzonai? Sezonų sakau! 3. Turim teisingą atsakymą iš Manto. Kokia šalis laimėjo pirmąjį sezoną? Latvija. Mantas tvirtina savo pozicijas. Kelintą sezoną laimėjo Lietuva? 3. Mantas tiesiog daužo. Daužo, sakau. Kas vyko po Robinzonų? Džiunglės. Teisingai. Truputį leisim pailsėti. Mantas kol kas atsakė 4 klausimus, tai jis nusikarpė jau 8 sekundės. Dar neinat į priekį. Jau visai daug laiko praėjo. Tik primenu, kai jūs žengsite tą žingsnį, peržengdami lazdą, negalite vis dar atsimerkti. Einame prie kito klausimo. Kelintais metais buvo pasirašyta ATR konstitucija? Antroji pasaulyje, pirmoji Europoje. Niekas? Man tai, žinai, atsakė. Tik 2 metais vėliau negu Amerikos. 1779. Ne. 778. Ne. Bet susimaišiau skaičiavimą. Fuck me! Yes! Kiek bernai praėjo pas jūs? Puiku. Puiku, Safai, puiku. Žinai, kada ATR konstitucija, Safai? Evaldai. 1791. Skaičiuoji metus, man tai? Ne metus?
bandai prisiminti sekundės. O kaip tu skaičiavai iki 300 ar su minutėm papasakok savo? Ne? Aš po 100 skaičiavau. Ar tu po 100 skaičiavai? Jo, bet jau dabar nebe taip svarbu. Dariau 3 po 100 variau taktiką, bet pamečiau šiaip ir pirmam, ir antram. Kaip Sofukui? Safai kažką užvalgys, ką nors? Tu bandelių nelaimėjai. Dar turiu kokią pasilikęs, ar jau nelabai? Kurią pasilikai? Supratau. Bandelė su dešrelė, bandelė spurga su džemu ir blemba ir kibina. Tai čia nebuvo klausimas, tiesiog. Aš šiaip norėčiau Evaldo užklausti klausimą. Kaip sugalvojai patikrinti dėl pirmo batų, va būtent po akmeniu? O šiaip, o kada tu kiek buvo praėję sekundžių, Evaldai, girdėtų mane dabar, kiek sekundžių buvo praėję, kai tu radai, ar minučių kiek buvo praėję, kai tu maždaug radai batą? Safai jau atėjai, ar ne? Nežinau. Jau atėjai, okei. Ką Evaldas skaičiuoja? Evaldusikas, nu kiek pas tave ten yra sukrytę minučių? 5, sorry. Ar gali būti, kad kažkas iš jūsų užmigo? Bet jisai specialiai taip daro, žinokit. Ką veikia man tai dabar? Man nesigavo. Aš tai šoku. Aš tai šokė, biškirgė. Bandom veidrodį padaryti man tai. Kur tu esi? Aš čia. Ir, nu, tipo kisko, gerai. 3, 2, 1. Stabdau. Stop. Viskas? Taip. 8 minutės 34. Problema su 2 žmonėm. Aš paėjau. What? Ar jūs juokaujat? Safas vienintelis peržengė liniją. Aš paėjau. Ką reiškia paėjai? Čia yra dabar jau labai aiškios taisyklės, jų nėra. O ką tu darei? Paėjau, blemba, aš nežinau, aš gal per toli stovėjau, nes aš tipo žengiau žingsnį. Eik, tu juokai! Evaldai, gali atsimerkti. Evaldukai, jau galima, žinok. Okei. Aš norėsiu matyti filmuotą medžiagą, kas perdėjo pagalį. Ir aš spėju, kad tai Evaldas buvo. Mes turim vieną užmigusį, tai arčiausiai Safas, nes jis... Kada jisai įlipo? Jis įlipo 5 minutės 28 sekundės. Tu užėmė antrą vietą, nes kadangi nei vienas neperžengėt, bet tu atsakei atsakymus pasakei. Bet ką jūs vaiksat, aš peržengiau. Aš noriu pakalbėti su Evaldu. Čia jau baigės užduotis, va, tai galima. Eik, tu Galvau, trolinat visą laiką. ką tai? Kas šiltas? Oi, kaip šilta bus. Eik tu, na. Jis būtų 5:16. Ir dar 8 sekundės, 5:8. Eik tu, nafig, kaip pabydna dabar. Bibi drąsiai. Čia tai žiaurus. Jeigu tikrai, tai jis patraukė pagalį man. Blek. Okei, nes aš prisimenu, man čia labai nedaug buvo ir aš dabar žiūriu ir aš... Tu šiaip būtum nugalėjęs, bet, kaip ir neperžengi taip normaliai. Tai tu patrauk ir gražinai? Taip, aš techniškai neperžengi. Tai vis tiek, tu neperžengi. Pala, eik tu, tai tu patraukiai. Pala, tai aš žengiau žingsnį ir tu man padarėjai ir tu sakai, kad aš neperžengiau. Ai, čia tai žiaurus. Viskas jam yra, jis baigė savo teisėjo dienas, viskas. Ne, tikrai, čia, kadangi mes iškraipom tipo žaidimus, tai pavyzdžiui, Simono buvo čia dalykas, kad jisai trūkdo, visai kaip, tai jisai patrūkdė ir tavo dalykas, kad tu nesugaudai ir neperlipai. Ai, blema, gaila, kad užsimerkęs buvau. Man taip gera buvo, aš taip palsėjau, iš tikrųjų, nuo viso šito negatyvo. Labai buvo faina, iš tikrųjų, pabūti be jų. Jų net negirdėjau beveik visą laiką ir aš toks visiškai zen būsenai. Tai dabar jau aiškus alijansai atsirado po šitos rungties, aš esu vienam alijansė, o kitam alijansė yra Safas, Evaldas ir Simonas. Teisėjas kitaip dar žinomas. Tai, sunkoka šiaip kovot, bet man šiaip iš tikrųjų tai paibat, aš vis tiek nuimsiu juos visus. Davai, čia važiuojam. Tai suskaičiuok iki 3 ir pradedam. Aš laimėjau rungtį. Ką tu laimėjai? Tu antrą vietą laimėjai. Aš laimėjau rungtį ir visai džiaugiuosi šiaip, kad 5:20 ar kažkas tai tokio. Gėda. Aišku, man tas irgi, ta prasme, jis gerai atsakinėjo į klausimus, tai tas jo. Bet jam su žingsniais gal labiau nesiseka, kaip matom iš pilvo.
maždaug 20 minučių dar palaukiau, nes galvoju, kad paskubėsiu ir tipo palauksiu ir gavas 5:20. Tai jeigu būčiau taip, kaip suskaičiavau, nulipęs, būtų 5 minutės. Tai būtų, bet kokia atveju, tipo gaunasi, kad vis tiek aš už man tai čia geresnis. Tikrai iki 3 skaičiuos, tas ilgai labai, kol pradėsim. Nu gerai, iki 1. Tai ką, baigiam pirmąją užduotį. Šiaip tai gali ir būčiau skyręs pirmą vietą Mantui, bet... Pala, ką reiškia būčiau? Nu gerai, paleisk. Gerai, pasireiškit, dabar atėjo laikas. Fanai, kreipiuosi jūs. Užpildykit komentarų sekciją, prašau. Užpildykit, pasakykit savo nuomonę. Nedaryk Simoną apie... Nedaryk apie šito. Man tai tau nepadarys šitos garbės. Nedaryk šito. Laikyk. Nedaryk. Simonas viską daro pagal... Bet kokia garbė yra? O kokia garbė yra? Aš savo padariau, aš žengiau ten po 5 minučių. Tai nepykit ir ant Simono. Jisai viską tikrai darė taip, kaip turėjo daryti. Jisai padurniavo. Ir esmė, kad man tas galėjo pajausti. Ir aš viso šito nemačiau. Tai ką turim pirmos vietos nugalėtoją poną Safą? Čia nėra tiesa, čia nėra nugalėtojas. Aš tikiuosi, kad tu paspringsi tą pagalbę. Buvau užmygęs. Man tai? Aš tikiuosi, čia tavo pirma, dabar čia tavo pirma laimėta rungtis. Dar ana nebūtų buvus taip žiauri. Man tai? Šita yra pizė kaip žiauru. Tu taip laimėjai tik tai rungti. Tu tik taip laimėjai rungti. Kur grinai aš visai savim didžiuosi, 5:20 mano buvo. Tai... Kur grinai per... Jo, turim antrąją vietą, kurią užėmė, Mėgmaišis, wow. Baigtut, bet tai tau čia puikiai. Su šiek tiek apdegusių mėgmaišių. Aš nepriemu iš tavo rankų, padėk, aš pasimsiu pats. Ačiū. Gali Safai gal perduoti jam? Jūs girdėjau Perdavė per Safą. Ne, per Safą neperdavinėk irgi. Per Evaldą gali dar. Man. Ne, šiaip per Ryčką man geriausiai perduok. Ryčką, eik paduok, palaikysiu kamerą. Ačiū, Ryčka. Ateiktų vienas normalus. Užfiksavai, kada aš įlipau, užfiksavai kaip teisėjas buvo. Aš negaliu sakyti, kad šiandien man gerai, komentaras. Yra nufilmuota, ar ne? Aš norėsiu į teisėjas saugą kreiptis. Gerai, ačiū. Nu ir man ką duos trečia mūsų vieta. fonus. Nuostabusis maišas. Sveikinimai jum, už trečią vietą paspauskime rankom. Aš galiu pasakyti paskutinę remarką. Laiko nesustabdys ir neatsuksi atgal. Prieš laiką lygus visi. Laikas neįmanoma jo suskaičiuoti, pasirodo žiauriai pagimsiu. 8 minutės. Aš 8 minutės suskaičiau per 200 sekundžių. Tau reikia pasitikrinti dar ir psichinę sveikatą tikrai. O su tavim aš neturiu nieko bendro mūsų nesieja. Tu negali iš tavo bairio juoktis? Ne, čia mano bairis. Gerai, apeinu aš tavo bairius. Nežinau, kur čia. Biški, mano didesni bairiai, jeigu gali didesnį ratą daryti gerai. Nesijuok, tu vėl juokies iš mano bairio. Aš iš savo balsų galvoje jokiuos. Ką jie sako? Gerai, ką sakė balsai? Fuck. Pas tave viduriukas. Kaip atrodo totalus vidurys, bet geriausias maistas. Bet aš toks ir žmogus esu. Tapai, viskas gerai, pasiklojai. Turėsime tu jos 4. užduotį, o prieš ją aš truputį jau užsimečiau džemperį. O jum kaip hebra? Nevėsu? Nešalta? Šalta. Tai va, jum pasisekė. Mes turėsime tokią rungtį, kurios metu jūs sušilsite. Mes lenktyniausim aplink šitą negyvenamą salą, o nugalėtojai gaus puikių rūbų. O prizus mum įsteigiai? Sportlandas. Ar jūs norėtumėte šiltai apsirengti? Noriu. Aš ko labiausiai norėčiau, tai kokybiškų iš tikrųjų rūbų. Tai juos ir gausi. O yra kokiu nors ten North Face'o, pavyzdžiui, Jo, arba aš New Balance. Yra? Nejuokau. Tai tik primenu, pirma vieta apsirengs iš jūsų daugiausiai. Antra vieta šiek tiek mažiau, o trečia tenkinsis su tuo, kas liko. Ar jūs pasiruošę? Mes Taip, pasiruošę. visiškai. Tikrai taip. Perkirsiu galvą irklų kažkam. Nu tai ką, į baidarės? Vadinkit mane Valujevičium, nes aš jūsų valūzinsiu. What? Nežinau. Kas nors duokit startą. 3, 2, 1. Tu tokį sorį labai. Trauktum. Atškašiai. Ką čia dirbi? Aš labai bandysiu laimėti ant kampo, bet galimai reikės išsistumti. Wow. Okay. Kokį akmenį pralenksiu? Belė kokį.
Kaip jie greičiau? Duodu viską, atiduodu. Man tikrai reikės rūbo, aš visas šlapis. Man sutraukė petį. Oi, nekovok su manim, Safas pradengs. Eik, tu. Durna. Iš trečios. Padenka man šiaip trečioji būt. Biški tikrai rankelės pavargo. Kujerina mes dabar šį kartą. Eik tu, na. Oi. Galima pailsėti, ne, biški? Oi, ne. Paduok man mano šokoladinę bandelę. Padėsiu tu seniai. Jaunai per daug prie tavęs lietėsi. Ne, padėsiu. Duok man tą bandelę. Gali mes pagausiu. Kaip? Mes pagausiu. Kaip? Tai gal grįžt, neišdrys, aš žinau, jisai yra kaip šakalai, jie gaujom, jeigu būtų daugiau tokių, kaip jie pultų, bet jie po vieną nepuola. Aš tau duodu šansą taikiai atiduot bandelę. Bet pasidalink su manim. Ne, 1. Man tai palauk. 2. Palauk. 3. Palauk. 4. Prašau, 10 tavo... Ne, 10 sekundžių turi. Prašau tavo minutės. Aš padarysiu bet ką kitoj rungtyje, kad Safas nelaimėtų, tu laimėtum šilčiausius rūbus. Bet dėl rūbų kovosim. Aš padarysiu bet ką. Aš sabotažinsiu. Už šitą bandelę aš sabotažinsiu savo vietą. Gerai, kalbėk, man patinka. Aš dėl šitas šokoladinės purkos. Aš tiesiog taranuosiu Safą šiknom. Jau man nerūpi, kas atplauks 2 ar 3. Palik mum išsiaiškint, gerai? Kad tu turi. Gerai, bet dabar žinai, ką mums reikia padaryti, taip kad Safas neįtartų, kad mes kažką susitarėm. Ar sakysiu, kad ne, mes susitarėm ir pasimsiu bandelę ir paliksiu bandelę tam prie palapinės. Tu dar tą. Nu ne, kodėl? Gerai, duok bandelę. Eik tu. Oi. Galima pailsėti, ne, biški? Oi, ne. Nu ką, Ryčka, rizikuojam. Ai, vaškašiai. Ai. Man tai gausi gurkšnį. Palik ramybį. Paleis, man tai. Laikykis, Ryčka. Blet! Ne ten plaukiu! Atstumk. Varyk! What? Man tai varyk! Nu kaip varyt, man? Dar turi išlipt. Man tai atsimink kaip tarėmės. Man tai... Taranuok. Neleisk išlipti. Ne, man tai. Davai! Gaudik baigdarę! Pirmas. Kokia kaina? Tik per jūsų klaidas. Tik per jūsų visas klaidas aš. Mano klynas kiaurai šlapis. Aš žinau, ar aš apsitaškiau ir apsimyžau daugiau. Oi, seni. Palauk, dėl ko mes žaidėm dabar? Dėl rūbų. Čia pati svarbiausia. Aš antrą. Ar tu juokauji? Aš pamiršau, kad dėl rūbų. Ačiū Sportlande, kad išgelbėjai man šią naktį. Man tai gerai bus. Ką? Aš šiandien viską pamačiau. Aš šiandien fucking pamačiau viską. Gerai? Ir man jau gana yra. Ką turi omeny? Aš noriu pasakyti, kad yra gana. Kas yra tau gana? Neatsimeni mūsų pokalbio? Ne, primink man. Mes su tam lyg ir buvom susidraugavę, nes pasakiau, kad aš paskutiniai finišo tiesiojai padarysiu viską, kad Safą nutaranuot ir jis nefinišuotų pirmas. Tu šunsnai, kad tu laimėtum pirmas. Ir ką tu padarėjom posūkio? Tu mane apsukai. Ačiū. Gaidį. Ir pats įklimpai savas paštas ir Safai leidai laimėti. Susitaikom, jeigu kažkas buvo, tai manau vis tiek ir tu su Rubelis vis tiek būsi. Ir aš, Evaldai, pasiėmu tą šokoladinę bandelę, kurią padėjau tau. Net nebandyk.
Net nebandyk. Bye bye. Mūsų susitarimo. Ir kaip žiaur, kaip gėdėjo, kad savo yra trečioje vietoje bus su maikutė, su labai mažai maisto, su šortukais ir dar žinosiu, kad šunsnukis bandė tave įtikinėti, kad mane apsukiotum ir panašiai čia. Wow. Jisai sukirto rankom. Nemanau, kad man tas taip darytų, aš nemanau, kad man tas Aš toks. taip daryčiau, sako. Ne, Aš parau, aš prasiplauksiu, tiesiog malonumai dabar. Niekas nesakė, kad mes privalom čia išbūti šitam projektą. Aš turiu valtį, aš turiu ir klus ir nėra, kad... Arrivederci ir viso gero, gerai? Kas taip? Palabiški, pala. negirdim, tu labai toli. Šūdo gabalai Nuo esą. pradžių. Labai toli trečia vieta nuo mūsų mes nelabai girdim. Palaukit. O, kaip greitai. Ant trečios vietos greitai. Norėjau pasakyti, kad šūdo gabalai esate ir likit toj saloj, nes aš išplaukiu iš čia. O kur išplaukė? Dabar atplaukiu, bet išplaukiu namo. Ana Ne į pusė tą pusę, apsuk. Algai. Irklą apsuk. Kas? Apsuk irklą. Apsisu galvą savo, šūdo gabalę. Tu esi šūdo Pažiūrėk, gabalas. kur plaukia, Evaldai. Nu, Šūdo nesidaryk gabalas gėdos. esi. Eldai, jau dabar darai sigėdą, biškai. Girdi? Negirdžiu, aišku, negirdžiu. Tu dabar jau ir krūmuose. Atvaryk čia, pasakyk, pakalbam čia kaip du suaugę vyrai. Ateik. Nu, sakyk dabar savo, kas nepatiko, kas blogai tau. Kodėl tu nesilaikai susitarimų? Dėl spurgo šokoladinės. Aš buvau pasiruošęs parduoti vieną iš kiemo draugų. Tai aš jas nepaėmiau. Dabar dar nepaimiai. Taip. Mane paliksi. Taip, gal, jeigu grįši į salą. Mes šoksim, trypsim ir dainuosim prie laužo. Nemanau, kad trypsim, bet visą kitą taip. Šortuojame, Simon. Tai ką, Gebrytė, turėjom 4. užduotį ir norėčiau apdovanoti jūs Sportlando dovanomis. Tai 3. vietą užėmė ir laimėjo batus. Neprimink. Evaldas Jasaitis. Ai, čia. Plojimai jam. Taip, čia. O, eik, tu savo įsigavo sausus Jis konversus. gavo sausus batus. Tu patylėki. Taip, 2. vieta Mantas Bartuševičius gauna ne ką kitą kaip moteriškų rūbų mažų kompleksą. Nu ir 1. vieta. Jau dabar negalit prisikabinti niekaip. Ta prasme laimėjo bičas sąžiningai, tvarkingai, kaip tai gali būti. Safai dovanojam tau šiltų džemperių kompleksą. Ačiū labai. Aš taip ėmiau pagal savo skonį ir belė kaip gražu. Žinai, ką man, tai aš dabar pagalvoju apie tas minutės, kur buvo rungtis ir tikrai negražiai ten gavos. Tai aš to tik tiek ir norėjau pasakyti. Aš nieko nebeturiu, tik šitos kedus. Ir šiukšlių maišai, kurį aš įlysiu vakaro pabaigoje. Nes visi draugai mane išdavė, vedėjas mane sunaikino. Nu, nenumest taip tos dėžės. Nu. Ei, ne. Eldai, svarbiausiai, kad tu... Blema, norėjau sakyti likai žmogumi, bet šiaip labai kaip padugnė elgėsi daug. Ir tai, jo, gali žinok. Kodėl tu man tai savo dydžią ėmei? Tu tikrai galvo, kad 1. vietą paimsi. Jis kedus, ne, bet jis galvoja, kad visas paims. Apart antros. Jis paėmė kedus savo dydžio rūbus ir galvoja 2. vieta durneliai su moteriškais. Sportlande aš neišlikau žmogumi. Atsektum būtų Ievos dydžiai. Tau tikrai bus per dideli šitai, bet šitas žiauriai fainas naktais. Šitas geras. Tu juokauji, bent gali neužsisek, kad neatrodytų labai šiltai tau. Nu gerai, biški. Aš biški vėstu, aš užsimesiu šiek tiek. Aik, džiuk. Irgi, pasaka. Koks kiūtalas, Šitą? Koks kiūtalas, Šitą girdėjau, gali užsidėti. Kaip jums, bernai? Kaip jūs antros pusės, pavyzdžiui? Man atrodo, jis biški virsta jau dabar nebe į save. Patikrinkim. Gerai, kaip reaguoja į žvejybą? Kaip tu žvejai? Fui, Jis labai žvejybos žmogus šiaip. Fui, žinai, ko labiau nekenčia negu žvejybos? Mes netekom. Grybavimo. Grybavimas yra šlikštai iš viso. Man tai. Ant kiek geras džempas. Varom davai į savo mašinas nusipirk kvapukų kokių? Kas yra, nu tai tu nori pasimatuoti? Čia troj panų yra darbas. Kas yra? Čia dabar šnekės. Tu galvai, čia panų veikla yra? Apie ką tu, Evaldai? Kvapukų važiuoti nusipirkti. Kokių kvapukų? Ką su mašina reikia daryti? Varom plaut mašinų? Aš galvoju, reikėtų Rynas išsivalyti. Lietvamzdžius, žinai. Galim, varom, aišku. Su plikom Man rankom. šitos temas irgi jau nelabai. Davai, varom, ką dar varom daryti? Aš galvoju, žinai, ką reikėtų. Šaltoka. Galvoju, ir tai reikėtų 5 rytą keltas. Ir manikiūrus pasidaryti. Po 4 užduočių rezultatai tokie. Safas turi 9 taškus, Mantas turi 9 ir Evaldas 6. Jeigu apverstum. Gaudųsi 9. Irgi 6. Kiek kartų verstum? 5 užduotis. Išsiaiškinkite, kuris iš jūsų šiandien taps nugalėtojas. 5 užduoties nugalėtojas
laimės 1 valandą Kubile. Tiesa, Kubilas ne čia. Jis yra už maždaug 2 kilometrų. Turės plaukti su valtim, tai maždaug per tą valandą pirminį atgal ir suplaukti. Antra vieta laimės ką? Safai, ką laimės? Kaip tu galvoji? Negalim sakyti ką. Tai pasakysiu. Bokalas galima sakyti. Bokalą galima. Gliung, gliung, gliung. 2 kartus. Gliung, gliung, gliung. Okay. O ką darom po to? Tokį vieną. Po to varom. Ir tada, kaip norėčiau rūkytos dešrytės atsikas dar. O tada ką daro? Gal yra duonos su česnaku? O kada daro dar? Gabi, aš žiūrėjau, atsiprašau, kad palikau tave vieną. Bet tu irgi esi gera. Tu irgi. Aš normalus, Rūta. Gerai, gal akis mano dabar truputį kreivos, bet ne tame esmė. O tada darot? Bėgiai, tu nemanai, kad mums gal dar kartą pabandyti reikia? Labas mažytė iš Utenos. O po to dar vieną šitą ir tik reikia prieš darant šitą, kur? Ne. Tai va, tai nieks nežino, kas ten tiksliai yra, bet 2 tokius Gal dalykus. arbūzus. Trečia vieta laimės 1 valandą pasiklausimo savo mėgstamos muzikos per kolonėlę. Ok, bet tai tada ir visi kiti turės klausyti tą muziką. Tai čia visiems laimėjimas. Ne, išskyrus tam, kuris Kubile bus. Jo, išskyrus tam, kuris Kubile. Tai mes sugalvojom padaryti rungtį, kur patys joje šiek tiek pasiruošėm, tai yra pasiruošėm 5 klausimus apie save ir tuo metu, kai užduodi tuos klausimus, žaidžia tik kiti 2 kolegos. Ir taip iš eilės. Aš, Evaldas ir Safas paklausim 5 klausimų apie save, tas, kuris atsakys daugiausiai, tas ir pasiema vakaro pramogą. Klausimai yra apie save. Yes, sir. Taip, faktai, klausimai. Žinosim, ar tikrai esate draugai, kaip deklaruoja tiek jis. Nors šiandien buvo aišku, kad ne visi. Ne visi. Man smagu, aš išlikau žmogumi. Vaskyčiai. Pasiruošę? Kiek turėjau operacijų? 2. O tu nestabdai po teisingo atsakymo? Gerai, tuo dabar galvoju, nes viena yra ant ribos. 2. Jūsų! Koks tikslus mano katino Instagramas? Wow! Koks vardas to katino? Wow! Nereikėjo klausti. Ai, kaip nejauku. Nes aš daug kartų kėliau istoriją. Rūta, jūsgi sakat, Rūta, tai ten irgi... Rūta tai čia tavo palauk pusėserė. Dabartinė. Dabartinė pusėserė. Inspektorius Miauksis atsakymas yra. Taip. O Instagramo inspektorius Miauksis? Boom! 2 taškai. Kurioj mūsų su Viktoru dainoj mes sakom, nu va, nusipirkom pagaliau, bet aš myštų užsimaniau. Santykiai smirda? Eilė. Laukiu eilė. Užmis laukti eilė. Eilė prie baro. Baro eilė. Laukiame eilėje. Palauk! Stovime eilėje. Nakties ritmu? Ui, čia viršyla. Man tai. Ta daina, kur jūs prie baro laukėte eilėje ilgai ir tu nusipirkat taip ir ten Jo, bet blogai jinai būna. vadinas ne tai. Stovime eilėje. Tai žinau, tavo ta dainų nesąmoningų, kur milijonus peržiūrų surinkė ir niekam neįdomu. Mūsų vakaras. Kaip sakai? Aš vieną žodį, man atrodo, ne taip pasakiau. Vakaras mūsų! Taip! Ai, Kokiuose filmuose esu vaidinęs? Tu esi vaidinęs Kartą kaime? Esi vadinęs Kartą kaime Palauk, ir bet esi tai- vadinęs gautis iškvietimus. Palauk, bet tu... Kuris? 3. Taip. Tai, bet tai kaip, palauk, tai aš... Tai kaip čia... Masuoti, jeigu tam iškvietime buvau, bet vis tiek gali. Žinau. Gerai, paskutinis. Nu. Susikoncentruokit, kas buvo rasta kuprinėje milijoninės peržiūras surinkusiame video 5 muštynės. Sraigė. Wow, labai prastas. O, akvarelė mamos raštelį. Pėtkelnes. Timpas. Rado timpas. Tas Gietras. Taip! Taip. Jei! Esu daręs laidą apie studentavimą. Kaip tada laida vadinosi? Studis. Kambariokai. Ne. Va. Ok. Aš studentas, klasė. Ok, čia labai skaudus šiek tiek etapas. Aš niekada negalvojau, kai tu čia stovėjai, negalvojau, kad čia taip skaudu būtų. 0. Taip. Nu, wow. Okay. Į kokios grupės paskutinį koncertą, tiksliau turą, keliavau į Amsterdamą, po kurio apie tai parašiau stand-upo programą. Yellow card. Yes, sir! 5. Dainų dainelėje dainavau su gerai žinomu atlikėju. Su kuo tokiu? Ksyčio Kerbedžiu. Gerai, žiūrėjau. Buvau įsimetęs. Merūnas Vitulskis. Ne. Liudas Mikalauskas. Taip. Koks buvo
Mano pirmasis automobilis, kurį duodavo tėtė. Opel. Ne. Ar tai yra Ford Galaxy? Tai yra Ford Galaxy. Tai yra Ford fucking Galaxy. 6 taškai. Paskutinis klausimas. Kokios spalvos mano akis? Tavo Žalios. Taip. Jūs suprantate, dabar Safas turi 3, tu turi 1. Ir šitas mano klausimai 5 apie mane. Taip. Nuspręs, kas laimi. Taip. Dar niekada nesijaučiau toks svarbus. O, ir nebuvai šiaip turbūt netgi. Kuriame kaime buvo Evaldo pirmasis bučinys? Joniškis, ne? Joniškis miestas. Kepaliai. Ne. Kriukai, bilėt. Fucking 1 taškas. 3, hell. 2. Tai yra kriukai. Pirmą kartą pasibučiavau ten su mergina važiavęs su motoroleriu 30 km perrašyt Windows'ų. Kiek tiksliai nužygiavo Evaldas eidamas iki Berlyno? 1000 kilometrų. Neteisingas atsakymas? 1150. Neteisingas atsakymas? 1050. Tavo galutinis atsakymas? Koks? 1050. Kas, tik aš pasakiau? Gerai pasakei, jo taškas. 4-2, 1050 km. Koks didžiausias Evaldo svorio skirtumas kilogramais? Tai yra nuo kiek mažiausiai aš svėriau iki kiek daugiausiai aš svėriau. Tram 6? Ne. 4? 34 kg lygiai be paklaidos. Tai buvo didžiausias skirtumas, svėriau 100 kg, tada svėriau 66 kg. 4-3, intriga tęsiasi. Evaldas turi labai didelį apgamą kurioje vietoje. Ant kiaušo? Ne. Aš šiaip esu Ant matęs penio. beveik viską. Bing, 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 5-3. Evaldas turi didelį apgamą ant Yes! B. Padarau intrigą. Paskutinis klausimas vertas 2 taškų. Arba Mantas išlygina, arba Safas sutriuškina Mantą. Kaip vadinasi Evaldo pirma stand-up programa? Blemba, bet tai nebus... Tobulas tėvas? Bet Ne. ne. Tu kur turgui pardavinėjai dalykus promindamas. Ne, ten tobulas tėvas vis dar. Svajonių jaunikis irgi tikriausiai ne, nes... Svajonių jaunikis dabar ką Tai tik buvo. taip. Tu ir toj nebuvai programai, nes svajonių jaunikio nebuvo. Turėjau reikalų. Ir tobulo tėvo nebuvai programai. Turėjau dar daugiau reikalų atsimenu tą Jo. dieną. Ne, bet nesąmonė bus, jeigu sakysiu aišku, nesąmonė. mažas vaikas. Nesąmonė. Bet turėjai tokią. Ką? Turėjai tokią. Ne. Didelis vaikas. Ar tu juokauji? Didelis. Yra lygiosios. Esat pasiruošę ekstra klausimui? Yes, sir. Ekstra raundui, ekstra klausimui? Yes. Jūs beros buvote abu mano vestuvėse, taip? Buvot? Taip. Buvot, taip. Ne? Viskas good, viskas. Gabija. Buržaitė. Boom! Koks yra Evaldo sesers vardas? Agnė. Nieko negalėjau padaryti. Žmogus pažinojo mano sesį. Sveikinimai. Draugė? Tu nieko nežinojai. Su 6 taškais aš laimiu glum. Ir Safas laimi valandą laiko su išsvajota Bluetooth kolonėlė, kurią galės klausyti savo mėgstamiausias dainas. Ir tik savo, su Viktoru, nes kitaip copyrightins kanalą. Pasiklausysi gabalų. Eik. Aš, pavyzdžiui, tu kai pradėsi klausyt, aš dar būsiu kubile. Ne, aš jau gal būsiu kubile. Ir kai tu baigsi klausyt, aš būsiu kubile dar irgi, bet jau plauksiu pas jūs. Tai čia tu nieko net neprarandi. Išskyrus pirmą vietą. Šitą tai tu praradai. Šitas tai skaudu. Gal dėl šito tai. Taip. Ką tas darai? Teisėjas įėjo. Taip, klausau. Teisėjas, tiesą sakant, nelabai sutinka su pastaraisiais įvykiais, kas čia ką tik įvyko. Kodėl? Kas vėl čia yra dabar? Gerai jo, bet šiaip taisyklės turėjau. Kokios taisyklės? Žaidimo taškai buvo po 1 tašką. Girdim, bet neklausom. Taisyklės buvo, kad mes pagalių netraukiam, bet, nu, žinai, teisėjas pats traukia. Ne, buvo taisyklėse, kad gali durniuoti. Ką tik grįžo teisėjai po pasitarimo ir nusprendėm, kad nors ir kubilą laimėjo Mantas, tačiau šią užduotį laimė Safas. Pasveikiname jį. Perduok linkėjimus uteniškiai. Wow, Safas, lemba, viskas gerai. All good. Lemba, viskas dreba. Safai tik reikėjo palikti žemę, atvažiuoti į kitą salą
kuris tapo kitų žmogų. Kalba. Šau kalba. Tikrai nesitikėjau. Aš jau daug kartų, tikrai jie žino, kaip aš Ryte nesitikėjai. už kadro, kaip aš esu jau mentaliai pasiruošęs pralaimėti, nes tiesiog, mane tai persekiojo. Aš daug pralaiminėjau iš eilės, buvau ten 1-2 kartus, gal antras, bet niekada nebuvau pirmas. Ir čia, kai supratau, kad bus išgyvenimas, buvau tiesiog jau nusprendęs savo, bet to pačiu ir bernai sakė, ir mylimoji sakė, kiek gali šikioti. Tu turi suimti save į rankas, turi sutvirtėti ir kažkaip... Baiginė. Jo, ir aš tiesiog paėmiau ir sakau, Laurinai, tu gali paimti antrą vietą. Bet pasirodo. Ačiū labai visiems, tikrai labai... Jo, bet tau dar liko naktį pragyventi savo brezentę su pagalvėm. Tai čia liūdnesnė dalis. Tau nėra linksmesnė dalis, tu sudegusi mėgmaišį prie savo vėjundrus. O kuo tu apsiklosi, Evaldai? Žiauri šiltų polietileninių apvalkalų. Maišas šiukščia tikriausiai būtų čia, ne? O tu žinai, kad kaip pasiklosi? Taip ir miegosi. Nu tai ką? Tai kas skambink, tu tikriausiai turi kišenį kelnių telefoną. Jo, davai čikėlis tada varau. Nebelaikom. Plaukti. Lemma, kaip gaila, kad Safas laimėjo pirmą vietą ir taškus pasiėmė. Eina savo. Šiaip sunku iš tikrųjų. Saloj, gyvent. Salos gyvenimas. Sunku. Ne kiekvienam. Hey, what's up, my boy? Labas, aš sėdžiu, nes man šalta pasidarė. Aš pasidariau už savo mėgmaišio apsiaustą. Okei. Blemba, man tinka. Nesukaisi? Kaip kubilas. Irgi blemba, šalta, žiauriai iš tikrųjų čia. Šiaip gal net gerai, kad nevarėt iš tikrųjų. 1-2, man atrodo, aš nuo žarijos pasigausiu biškį ir mano tas šiukšlių maišas labai greitai užsidegs. Jo, atsargiai, neprasidegink savo kostiumo. O klausyk, ką tu darysim, kaip tu miegosi, jeigu tu dabar jau su jį kaip liemenę padarai? Nenori pas mane ateiti palapinę. Bet nėra taip, kad tu formuodamas alijansus belė kiek žmonių pasikvietė į savo palapinę. Aš jau formuodamas alijansus ne kiek, belė kiek, kad pasikviečiau žmonių, bet belė kiek ir išdaviau. Jo, šiaip Nei vieną alijansą iki galo neišlaikiau. Bet ir neišlaikiai žmogumi irgi nebuvai iki galo. Man patogių momentų aš esu kaip ir draugelis ir kai man jau sunku, tada tiesiog pabėgu. Jo, nes tu jau ten vienu metu tai vapšė tuos alijansus steigėjai, kur matosi, kad kai nereikia pradinio kapitalo, tai tu steigiai uždarai, jau tu ten su Ryčka vos nederini kažką, kur what? Šiaip labai nedaug trūko, kad būčiau su Simonu susimetęs į alijansą. Neatrodo, atrodyk normalus. Ne, šiaip kubilas tai labai... Man atrodo, kad grįžta Safas, aš nežinau, kas atsitiko, ar įsikrovė kolonėlę jam. Labas, Safai, sveikas, kaip tu, seniai aš matėm, reikia kada susitik būtinai. Ja. Aš ją prisimenu, aš įjungiau... Pasikraut gal turim, kaip ar ne? Yra pakrovėjas. Jo, elektra. Elektros tai nėra, ten negyvenama sala yra. Ne, vieną galą į kiškį kolonėlę, o kitą galą realiai galėsi įsikišti, kai grįši į kažkokią gyvenamą žemę. Gerai, biškelį atvarė pas mus. Žodžiu, žiauri cool susimatyt, žiauri fainai susimatyt, labai... Kaip iki rytojaus, Santai, tu turi miegot saloj. Aš negirdžiu jau. Matos, kad girdi dabar, matos, kad ieškai raudoną mygtuką padėti. Matos, kad ausis tvinksi, kai mes šnekam. Netvinksi. O tai kas atvarė pas jūs? Jo, nieko, viskas gerai. Galit lip čia. Ten galit persirengti, bet galit eiti ir nuogas, jeigu nori. Gerai, viskas. Čiau. Viskas, negirdžiu nieko. Jis neturėtų tiek linksmintis ten. Nesąmonė. Kur tu orai? Ne, aš iki palapinės einu greitai. Gerai, bet aš palidėsiu tą. Aš laikyk soliuką, nes jis krenta, jeigu paleidai, jis krenta, paleidai. Jo. Krenta. Okay, jo. Tai tu laikyk soliuką, aš iki palapinės einu pasi... Gerai, tai tada greitai sulaksyk, aš palaukiu, nes čia tu sėsi, ne, vis tiek? Jo. O kur irklus mes padėjom? O, veikia vėl. Palaukit biškį, po vieną litkį. Bernai, žiauriai greitai, jūs gal žinot, kur yra pas mane sodybai prezervatyvai padėti, ar dabar... Nesvarbu. All good. Man, kas vyksta ten? Suskambinam po kokių 15... Ne, pala, man tai...
Čiauk. Taip, klausau. Buvo, Safai, kalba. žiūrėkit, Evaldas, man atrodo, irgi nori pas jūs varyti. Tai būtų nesąmonė, ne? Nu vis tiek ne pagal taisyklės. Jo, būtų nesam. Sakė nesąmonė. Ne, aš kaip palapinės buvau nuvažiavęs. Galiu Nori atsisėsti? paklausyti kažką, man atrodo, Ne, man dabar reikia džiovinti kėdus, mano palapinė apsiėmė labai. Safai, sorry, kad numečiau labai. Sorry, ryšys nutrūko. Safai, tu naudosi dar tą zoną, kur tu čia palikai, nes mes neturim kuo dabar eiti. Pasilgau. Aš pasilgau. Pasilgame, kaip šnekėjom dabar. Apie tave šnekėjom ir kai nešnekėjom apie tave tylėjom. Tai aš irgi visą laiką beveik pratylėjau, ir laukiu. Wow, tu kubilė, aišku. Niekada daugiau nebesiskirkim. Visą laiką būkim kartu. Taip. Sutarėm? Visada būkim kartu. Tai ką, tai aš mėgoti jaučiu mėgoti. Ai, mėgučio einam iš karto. Skirstam. Galiu Safai pas tave? Kaip jūs mėgojat? Aš negaliu batų apsimauti, nes mano viena rankas nargilius laiko. Dvi akytės ieško bato. Apuelį. Nesuprasi, kur pasi galas, kur pasi... O kaip man tas? Labai noriu palikti šitą salą kuo greičiau. Atrodo kaip vidutinis festo alkoholikas. Čia gimsta žmogus, filmuok. Gyvoji gamta, tai nuostabi vieta yra. Taip deba tiesiog. Nesu šaly. Ne, šiaip per karštą iš pradžių buvo. Ai, per karštą? Šiaip buvau nusirengęs Man mūsų tai? maikę. Jam per karštą buvo pradžiai, na. O aš po savim dvi kaldras abiejų buvau pasidėjęs, kad minkščiau būtų. Buvau nusirengęs į viršų. Tai marinau, šiaip sušūtęs buvau. Kaldras abidavau tiesiog pasidėjai dėl minkštumo papačių, neužsikloja, ne? Nu, tai po to ant galo, ja. Bet, ta prasme, niekiek nesušalęs. Ai, tu kaip... Biški vietom gal buvo vėsoka, bet šiaip iš tikrųjų aš realiai nuo drebėjim, vat numatai. Bet, blema, iš pradžių tai pagalvojau, faina, bet voras buvo viduje. Tai va tas... Man tas atrodo kaip visi tie LA bomžai miegantys papilų šovės. Tai nuo palapinės man labai girdisi viskas. Trūksta porą švirkštų ir kartoninės lentos. Papasakokit, kaip jūs atsidūrėt gatvėje. Nes atrodo visai buvo žinomas viską, kaip jūs gatvėje atsidūrėt. O gal davai padarom video, kaip varom pas barberį nukirpti jį. Jo, reikia nusivežti jį nukirpti. O, eik tu nafik. Į kamerą nesuk tik tai. Čia nupjaut reikės toj. Eik tu savo, man Bet tai labai pablogėjo per Tu naktį. valėjai kokį peroksidų su kažkuo? Aš kubilę buvau, tai negalėjau užsikrėsti. Kubilė iš ežero vandens, kur prileista ir pašildyta. Jo, tai jau, kai pašildo vandenį iki tram 7 laipsnių žūsta visos bakterijos. O kiek vandens temperatūra buvo? Apie tram... Viskas. Apie tram. Mes dar užsimetė malkų. Rytas. Bet buvo atvėsęs kubilas. Nu, pradedam. Tavo energijos. Gerai, užsivežam. Užsivežam. Ko tiksliai užsivešim? Gerai, tai labas rytas visiems. Nu kaip Oh miegojom? my god, sunki buvo naktelė, iš tikrųjų turiu pasakyti, sunku buvo. Lemba buvo sunku. Seniai, žinokit, taip neblogai miegojau. Oi, nu savo pavydu. Žinokit, aš irgi neblogai, aš šiaip
mėgojau realiai kaip namuose, tiesiog paskrolinau dar TikToką, muzikytės paklausiau Brezentas ir kaip ant galvos. namuose su Hannah Montana užvalkalu. Šiaip puikiai viskas buvo. Aš tai galiu pasakyti, kad užuovėje labai gerai saugo nuo vėjo. Bet naktį vėjo nelabai buvo. Jo, nebuvo visiškai vėjo ir problema, kad nelabai apsaugo nuo tiesiog ramaus oro. Nuo ramaus šalčio. Įsileidžia į vidų. Nuo šalčio einančio iš apačios. Blemba, buvo sunku, žinokit. Gerai, bet tai mums panašiai, aš taip, jūs kaip suprantu visą naktį kovojot su šalčiu, aš su voru kovojau tiesiog palapinį. Oi, pas tave buvo įsileidai gyvūniuką netyčia kažkokį savo palapkę. Bandžiau iškratyti, bet man atrodo nepavyko, nes ryte mačiau vėl prie galvos. Tai irgi nefaina, okei, šaltis nėra, bet voriukas irgi nefaina. Man tas galva buvo pasidėjęs ant radęs čiūžinį supelyjusi, kur ten buvo vorų lizdai. What? Bet daugiau vorų yra galbūt. Aš nejaučiau, kad ant galvos, aš visą laiką, kai išties, aš bandau įsimes kojas į tą miegmaišį ir aš bandau vis grūs ir galiausiai pystiškai šau į lauką, toks, tu savo, dabar jau nebus turbūt gerai. Bet visai patogu buvo, kol nepajutau, kad pradėjo vaikščiot kojom ir tada nemalonu ir toks, gerai, atgal kaip sraigės akis sulindo, mano kojas į miegmaišį. Po vieną, taip. Ir blogiausiai, kad ta užuovė, jinai žiauriai nedidelė yra ir aš joje niekaip įsities niekaip negaliu. Tai aš visą laiką lanku arba susigūžęs tiesiog būdavau. Ir tenais yra, dėl ko aš norėčiau pagiriamojo žodžio, tenais yra maža pušelė, kuri auga. Ir ten, kur buvo kojas mano, aš suprantu, kad aš naktį vis jaučiu, kad prie tos pušelės. Ir gerai, tiek to keliuosi, apsikeičiau pusėm tam, kad mano galva ten būtų, kad nenulaušiau tos pušelės. Oi, koks gerietis. Ačiū. Bet buvo žoskis. Aš visą naktį lygiai taip pat tiesiog ant šono ir ant kito šono ridenaus ir susiriesdavau į tokį kokoną, nes tada šiukšlių maišas užsivelka iki kojų galo, kai prie krūtinės pritraukia. Man atvirkščiai, kai aš susiriečiau iki šono, man čia biškai užsitempė miegmaišį. Aš buvau per galvą užsidėjęs šiukšlių maišą ir taip susirieti tą kokoną, bet labai užnisa, nes ant vieno šono pamiegi ir aš miegojau, kaip ir tu jaučiu, visiškai ant žemės, ant miško pakloto, kaip sakant. Ir tiek atspaudžia ir tu naktį pabundi, nes tau žiauriai skauda šoną. Tada tu apsiverti į kitą šoną ir tada dar kol šviežia šonas, all good. Kai atsibūdi antrą kartą verstis ant kito šono, atsiverti ant antrą šoną, toks, tu nachai, vis dar nuspaustas, čia nėra geriau. Ir visą naktį pradeda dažnėti atsibūdinėjimai. Aš suprantu, ką tu sakai, nes man irgi panašiai, aš 2 kaldras turėjau, tai toks visada, tai apsiklot biški per karštą, tai gal po savim geriau abi 2 kaldras, kad minkščiau būtų. Tada toks metinėjausi, ar apsiklot ar ne, tai toks, kad vėstų per karštą ir panašiai, ar ne apie tą patį. Šiukšlės visiškai. Šūdo gabalas. Bet jūs tai bent vieni mėgo. Aš tai va su Ryčka ir Tadu, mes tavo tik ne su Ryčka ir Tadu. Aš tai nežinau, ar aš vienas būčiau nėręs kaip nusis tarp papų tiesiog. Jis su Ryčka nenorėjo mėgot. Blemba įdomus. Mūsų Tadas saugojo. Blemam nebūtų apsaugojęs Tadas tikrai. Visiškai. Netokias tvirtovės esu nugriovęs, kai geismas užvaldo. Man dar žinot, kas sunku buvo, pavyzdžiui, naktį. Ant tuščio skrandžio tas 2 alaus. Iš tikrųjų buvo. Kokius alaus? Ką? Užcenzuruosim? Jo. Ant tuščio skrandžio. Ir tiesiog Ryčka ne ten užcenzuruosim. Žinot, kas man buvo 2 alaus? Tai sunkiausia ant tuščio skrandžio buvo tas gang gėrimukas ir reikėjo tada miegot. Ir šalta, ir negera, ir aš dabar žiauriai norėčiau valgyti, be maisto, labiausiai norėčiau kavos. Be kavos labiausiai norėčiau, kad nebūtų gerklės uždegimas su snargliais iš nuo. Aš atsikėliau kaip girtas arabas. Man atrodo, matė žiūrovai, jeigu pagailės Tadas, tai neįdės, bet aš atsikėliau, pričiaudės visą delną snarglių. Aš neturėjau kaip batų užsidėti, nes viena ranka visiškai laikė snarglius mano, kurie norėjo taip ištys. Jeigu yra nufilmuota. Ne, čia girtas arabas čiaudė 2 yra. Tu jau buvai prie laužo, kai laukiam manto smygės, tiesiog aš sėdžiu, knapsiu, laukiam, Evaldas visiškai jau miega ir knarkia ir tokį pilną nosį snurglių. Vai dėl ko taip galvas skauda, vadinasi, puikiai išsimiegojau, puikiai kvėpavau miego metu. Algot nufilmavo, Safas atsiuntė man, tai galėsim pažiūrėti paskui joje.
Tiek nuobodu jau buvo vakar toks, supratau, kad survival visi dalykai, kur jie po to leidžia kempuose, jie taip turėtų susitvarkyti miego režimą, nes po rungčių, ką tu veiks, nieko tu nepaveiks. Aš vakar ko labiausiai norėjau tai prigult kažkur. Norėjau prigult ir išsities, bet nebuvo kur, tai visą laiką ant to kelmo, tą nugarą, į kiautą jau sulindus. Ten beje prie laužo miegodamas ir atradau šiukšlių maišo lifehacką, kad sumažini plotį kūną ir gali taip. Tu nepadarei klaidos, kad tu vakare skylės rankose pasidarei, nes tau jos paskui šalo, o tu galėtum vidujas laikyti. Jo, bet labai nepatogu, kai reikia kaip slieko įvaryti. Tos rankos mobilumo duoda neišvengiamai. Jeigu būtų naktį užpuolę briedžiai arba meškos. Saloj negyvenamai. Tai jeigu atplauktų. Jo. Bet briedžiai tai šūkavo normaliai. Riaumojo vakar briedžiai girdėjusi per ežerą, tiesiog tokie Vėmė gal briedis, aš nežinau. Aš gal sumurtinu briedį. Sumurtinu briedį, biškį užnešė dūmų nuo mūsų laužo. Aš tai vakar, kai nuvariau į Kubilą, galvojau, kad čia bus best ir buvo best. Šiaip buvo šiltas vanduo. Nebuvo atšalęs, mes dar pasikūrėm. Pasidarėm ten tos visus dalykus, pasiėmėm malkų dar čia biškį į kempą. Ir tada nuėjau į Kubilą, pabuvau Kubile ir aišku bėgau į vandenį. Ir bėgau į vandenį ir užlipau ant kažko ir susivariau koją. Ir tą koją man skaudėjo dabar labai, nes, negali su jie, kai ją, pušini tolin iš miegmaišio, išjaučiu kaip skauda man tą vietą. Aš nemačiau to rodės. Biški baisu dabar dėl to, kad ten tikrai nebūtų užkrėtimo kokio. Bus. Ta prasme, 100%. Jau yra. Nebūtinai. Yra jau ten pūlis darosi. Ne pūlis. Ten tiesiog senasis mano kūnas atstumia tą nereikalingą jau nutolusią dalį. Sena kūnį. Tiesiog kovoje krito dalis pėdos ir nebenori niekas jau jos grąžintis atgal. Jis nebenori jos įsileisti. Paprasčiausiai tas kūras žino, ką jinai padarius ir niekas nenori dylinti su jie vėl ir prisiauginėti, nes, žinot. Nes jin sterva yra. Atsiauginsim naują dar stipresnę pėdą. Neverta prie šitos senos grįžti. Jeigu reikia kam nors pėdos dalies, tai sakykit, pas mane visai nemažai atplyšo. Sveriama? Jo, galima. Galima pasisverti. Kaip, žinot, tuos užkandukai bus, kaip jaučia ausis džiovintas. Tie kaip šunim, kur kaula. Niekad nesupratau šunų viso to džiaugsmo gautą kremzlių sulibdytą mišinį į kaulo formą. O, jie atrodo nieko, jie skanesnio nėra matę. Mes kai paduodam Lego šitą, tai valandai laiko nėra šuns tiesiog. Bičas tiesiog kremzlė. Gaudžiu, žiūri į tave dar. Šaukė, bet tu matai, kad jisai tik žiūri į tave. Jis neegzistuoja dabar šitam name. Jisai tiesiog žiūri į tave, graužia. Bet matai, kad jisai kažkur šunų rojuje dabar yra iškeliavę. Man labai patinka, kai turi kokį skanuką šunį ir dar neduodi ir jis supranta, kad gautų jį turi padaryti kokią komandą, tai tu jam dar nieko neskaip, bet jis jau savo visas nahui žinomas komandas daro, sėda, kur versis ką man. Gerai, aiškios taisyklės. Savo programą didelis laikas jau puola rodyti. Labas? Ne. Sėdžiu, gerai, sėdžiu. Trišiam? Okay, apsisukam. Bičas stovi, tough crowd, man atrodo bombinu dabar. Aš toks crowd pleaseris esu. Bet gerai, ką daryti dar? Jūs vertinate mano apsimyžimo triuką ant grindų, ar ne? Aš nekada iki galo. Niekad nesiaiškinau, ar laiko tai triukų. Nes jūs pradedate rėkti ir emocijų daug, man patinka. Man aš nežinau. Primyžau. Galima gauti skanuką? Skanukas tolsta manęs. Norėčiau apsimesti negyvų, bet bijau, kad patikėsit ir nebeduosit. Tada jau tikrai, tai irgi ne variantas. Aš norėjau dar jūsų bernai paklausti, mes esam dabar visiškai izoliuoti nuo visuomenės, izoliuoti vandeniu ir veiksmais savo ankstesniais. Nenorėtume čia sukurti civilizacijos, nuo čia pradėti naują, atsiskirti kažkada galbūt nuo šalies, čia įkurti naują kažkokį miestą. Kokį duotume pavadinimą pradžiai, man atrodo. Labai sunku logistiškai būtų. Blemba, sunku visą laiką vis tiek iš Lietuvos mums visko reikėtų. Mums reikėtų labai 100%. Mes tik susikūrėm Respubliką ir mes visiškai energetiškai, finansiškai priklausomi nuo Lietuvos. 100% importuojam tik tai lietuvišką produkciją, iš Lietuvos produkciją. Ir skyrus suolus. Čia galim. Suolus, stalus. Suolus, stalus mums nereikės. Tas inkilas būtų paukščių meškerė.
Tiesiog kaip pelių. Jo, Pelių gaudyklė. Sūrio ten įmestume į dugną ir visą lakštingalų šeimą. Hopa! Bet ar palauktum, kol užaugo, biški? Valgėt kada nors medium rare lakštingieną? Lakštingėlą. Strasdelį, pavyzdžiui. Labiau net bliu gal. Esat valgę strazdą su mėlynuoju sūriu ir figų džemu. O, bliam. Skanumėlis. Esat valgę gulbę įdarytą žvirblių. Makšarką esu valgęs. Tai gali būti mūsų realybė. Bet žinot, ko mums labai trūksta. trūksta? Evaldas bar nori valgyti, kad jam šitie variantai labai sukasi Galvojęs, bliam, pakalbėjot apie gulbės, man tai Kai sakai, gulbiai daryta žvirblių, man kaip Kijevas įsivaizdavau, kur prapjauni ir artimė ir ten dar žvirbliukas išlenda. Išskrenda. Toks, wow, kaip Kijevas, tik su ferverkais, su prikolais. Kijevas su prikolais. Mes turim labai einamas dalykas. Mums labai žinot, ko trūktų savo civilizacijai čia. Moterų. Nes mūsų civilizacija dabar Max galėtų gyvuot 5 metų, sakyčiau. Aš žiūriu į Tadą labiausiai, jisai gal būtų tas, kuris dar galėtų ilgiau čia prastumt. Bet mums reikia moterų, vyrai. Mums reikia, aš nežinau. Aš sakiau vakar užsisakyti, jūs ne. Kaip šiandien galvojat? Ne, aš tai žmoną turiu. Jo, aš turiu. Tiksliai žmonos. Tai gerai, tai blogiausiu atveju žmonas galim atsivežti. Jeigu nieko nerandam, tai žmonas galim tada. Tiks ir žmonos. Blemba, kaip... Bet taip lievai būtų saloj čia gyventi civilizacijai su žmonom. Su antrom pusėm, ne? Kai užpisa tave, tu negali nueiti labai toli. Tave mato iš bet kurio salos krašto, ką tu veiki ir kur tu esi. Nebent ten, kur... Negali susipykti per daug. Ten, kur batas nebent būtų antras, tada Safas jau nematytų. Tada nerastų visiškai. Aš gal atskirčiau netgi salą, padaryčiau į 2 pusės moterų ir vyrų salą. Pusė. Bet tą galinę dalį salos, kur mažiau teritorijos, labiau užaugę. Tautinė mažumom. Tautinė, padarytume realiai kaip priklauso. Jo, aš sakau, aš dėl ko noriu čia spręsti šitą klausimą. Aš nemanau, kad yra dalykai, kuriuos Lietuvoje mes ištaisysim. Aš manau, jau reikėtų tiesiog iš naujo kai ką pradėti daryti. Ir dabar čia būtų fresh startas. Mes būtume viena ubagiškiausių šalių pasaulyje, nes mūsų už Moldovos prastesnė. Bendras BVP būtų tiek, kiek dar inercija įplaukinėja pinigai mumis sąskaitą ir tada visi iškremiamas dar kiek sutarčių esam pasirašę ir dar kiek yra sąskaitų išrašytų ir viskas. Bet ties gegužė mūsų bankrutuotų valstybė. Įeitume į recesinį režimą ekonomikos, bandytume daryti čia kvadratą, kur nors pakeltų biškį lygį. Jo, sen mes stadiką čia pastatytume. Mes realiai vieną tą turim, batarkę pakraunam EcoFlow, tiek galim nufilmuoti projektų dar pragyvenimui, kas irgi nėra ilgai. Ko jums labiausiai... Nu gerai, kaip vadintus? Kaip vadintųsi mūsų... Sala? Valstybė? Geras vakar buvo pateiktas variantas Kiemo Draugistanas. Kiemo Draugistanas. Jeigu norim būti draugiška valstybė. To iš Kiemo Draugistano galėsim plaukti į žemyninę dalį ir boltint. Aš gal norėčiau... Galėsim taksus vairuoti. Mes užauginsim naują kartą žmonių čia ir pasiūsim vairuoti taksus į visą Lietuvą. Išsiūs pinigus į salą. Išsiūsim ir mums siūs atgal jie. Ir taip mūsų Kiemo Draugistanas taip ir... Čia bus pirmieji pinigai nuo mūsų recesinio etapo. Tik mums reikės kažkaip čia vaiką užauginti. Nežinau kokį būdų. Mums gal reikės plaukti šiek kaip vikingam į žemyninę dalį ir atiminėti vaikus. Variantas. Iš Zarasų atimt vaikus kelis. Variantas, kas sako, kad mes negalim puldinėti. Niekas nesako, kad negalim puldinėti. Mes galim... Salose neveikia policija. Kur parašyta, kad salose veiktų policija? Nežinau, aš negirdėjau apie tokią salų policiją. Salų policijos, ne. Reikėtų įkurti. Mes po to įkursim patį savo salų policiją. Aš tai dar dėl pavadinimo, kokį tu galvotum? Dar svarstau, dar ir su apsvarstymuose. Tai sakyk tu sako. Sent Mantas ir Kieminiai.
Sent Mantas? Jo. Ai, Sent, tipo, šventasis. Jo. Kodėl tu šventasis? Manau, kad jūs išsiaiškintumėt. Per artimiausius metus jūs ir paskelbtumėt patys. Mane šventuoju. Jo. Mes tave nukryžiuotume, po to suprastume, kad labai užsvaigom ir blogai padarėm. Po pusės metų būtų praėję lygiai 5 mėnesiai nuo mano mirties dėl kojos užkrėtimo. Demo, kaip liūdna. Pirmas mūsų šitos salos įkūrėjų mirė, paskelbėm šventuoju. Užkasėm toj dobėjai, kur man koja įstrigo. Čia tiek yra olų ir olos ar urvai? Urvai ar olos? Urvai. Urvas gal. Ar, kaip sako, lapės ola yra? Lapės uola. Uola ar ne? Tikrai ne uola. Lapės uola. Ant uolų gyvena lapės Lietuvoje. Aš norėjau klausti, ką jums atrodo, kad mums saloj būtina būtų turėti, jeigu mes norėtume palaikyti čia gyvybę? Lidlo. Lidlo gerai atsivežti čia. 2 dalykai, kuriuos tikrai reikėtų statyti. Norėčiau Lidlo franšizės čia pasistatyti ant kalno, kad netoli reikėtų eiti. Ir Sportlandą irgi būtinai. Aš vis tiek norėčiau mašinos, kad ir nebūtų kur toli važiuoti. Bet bleba, fainai, grįžti prie kosedžiuko mašinos. Aš norėčiau tokio bagio, mažo bagio, kad čia tiesiog pavarinėti. Bet jeigu reikia tvarkyti į Lietuvą, turiu varyti. Ne, tiesiog aš nevažinėtų, aš plaučiu mašiną tiesiog. Visą likusį laiką. Įskaičiuok mane. Aš irgi savo norėčiau turėti, aš nenorėčiau dalintis irgi. Man savo patinka turėti. Tai reikia 3 mašinų. Tesla. Kuo mažiau pakraunama, net atsiplukdyti negali. Su tuo EcoFlow. Vėliamba suktume 1%. Gerai, ko jums atrodo, kad reikia saloje? Ko jums atrodo gyvybei reikia, civilizacijai reikia, šaliai reikia? Šiaip pradžiai tai reikėtų vandens. Ai, savo kalbą? Savo kalbą. Civilizacijai. Vėliamba, bet gal nuo tiek, nepradedam nuo tiek, nuo nulio ant tiek. Kalbą paliekam, lietuvių kalba bus labiausiai mūsų. Aš manau, kad liks lietuvių kalba, bet labai pasikeis. Žinai, kai tu atskiri ir nes kalba pradeda vystytis atskirai nuo žemyno ir mūsų neberiboja jokia cenzūra. Aš manau, kad mūsų neberiboja jokios taisyklės. Manau, kad mes pradėtume pusę kalbos keiksmažodžiais ir labai durnais įžeidimais bendrauti. Aš manau, kad labai daug anglicizmų tiesiog ir paliktume. Jetlagas, kad ir yra jetlagas. Ta prasme, jokių 4 žodžių apibūdinančių. Mes nesteigtume tikrai komisijos, kuri vertintų mūsų. Mes neturim tiek žmonių paprasčiausiai. Pas mus žodis. Šiaip mes turim, čia dabar yra 6 žmonės. Mums reikia paskirstyti pareigas, nes negalim švaistyti žmonių. Suprantat? Kažkam netgi 2 pareigas turbūt reikės. Prezidentas. Ne, tu nebūsi. Prezidentas renka. Aš noriu būti užsienio reikalų ministras, kad galėčiau varyti į Lietuvą. Safas būtų vidaus reikalų ministras, kur niekad negalėtų išvaryti. Gerai, aš tada būsiu ekonomikos ministras. Kad nebūtų, kad nepersidirbčiau per daug, nes ekonomikos čia pas mus kaip ir nebus labai. Inovacijų neprigalvosim. Ekonomikos ir inovacijų ministras būsiu, inovacija bus naujas stalas sukaliau. Aš būčiau peta, visiems piščiau protą tiesiog visą laiką. Žalėje kursą nepatenkintų. Hebra, mes turim atsisakyti dizelinių variklių. Mes jų neturim, man tai. Gerai, jau atsisakėm, pirmas žingsnis jau padarytas. Aš jau savo 1 metų padariau jau. Jo. Tai gerai, for real, Hebra, kas yra kas? Mums reikia mokytojų, mums reikia daktarų, mums reikia kažkokio policininko. Vat aš dabar žiūrėjau Lost ir aš supratau, kad iš tikrųjų, jeigu ne scenarijui tas, kad nukreišina lėktuvą su daktaru ir gydytoju ir dar ne bet kokio, o stuburų chirurgų, tai neįmanoma. Ne. Ta prasme, tu jau 6 mėnesių miršti. Nuo įsidūrimų į koją. Jeigu aš dabar negrįžčiau į žemyninę Lietuvą, aš mirčiau. Galimai, užsikrėstų pėdą ir viskas. Ta prasme, antiek yra lengva gamtoje atviroji bandant išgyventi mirt. Mes esam pamiršę, ant kiek mes gležni šitame dalyke. Žiauri. Šiandien atsikėliau ant biškį vėsesnio oro. Aišku, aš vakar atvažiavau čia jau su gerklė per šalus ir nosim. Bet šiandien atsikėliau ant vėsesnio oro tarp savo šiukšlių maišo. Ir aš jau nebegaliu pro nosį prakvėpuoti. Seniai, jūs dar biškį pamirštat gal, kad žiema ateis. Oi, yra dar toks sezonas. Dabar geriausi mūsų Respublikos metai ir vakarai. Realiai vasaros nemanau, kad mes ištemptume. Aš manau, vasarą ištemptume gal, bet rudenėjant išmirtume, bet žiemą tai mes čia iškūrentume, pirmą žiemą iškūrentume visus medžius. Kas pirmas mirtų iš mūsų? Kas pirmas mirtų? Aš manau, kad tas, kuris dabar blogiausiai jaučiasi.
Nes, jau tu negali kelti aukštyn. 100% aš tada. Nu. Tu mirtum, sakai. Ne, bet tada dar pradėtų kovos vykti tarp mūsų dėl rūbų turimų ir panašiai, nu, ten viskas skistų. Aš jau nuspręšiau už 3 dienų neapkentęs nešvaros eit nusimaudyti. Ir su peršalimu įlipčiau ledinį vandenį ir tada jau viskas. Mane toj safo palapiniai suviniotumėt į kokoną, išsiųstumėt į vandenį ir šautumėt degančias. Į šiukšlių maišą sudėtumėt. Ir tada tik jau ugnies strėlė tik. Nemanau, kad mes švaistytume nei šiukšlių maišą, nei Strėlę, ta prasme. Manau, kad mes dar tave paguldytume prie laužo parą, kur tas per filmus, kur karščiuoja dar. Ir tada kažkas sako, jeigu nebus vaistų, jisai numirs. Nėra vaistų jau. Jeigu plauksim atgal, 100% nebegrįšim su pakrauto akumu. Ir jau vieną vakarą tada sėdžiu, aš jau stebiu Evaldą, jūsų nėra ir tiesiog prieinu jau ir padarau tą akyčių. Ir dar aš tave užtinku dar toks, ką darai, palik Evaldą. Ne. Tegul numiršta savo. Dar jo akis atsimerkia. Bet Safas... Ne, dar atgal. Tu tai pirmas būtum, kuris pasiūlytų. Nu, maisto neturim daug. Jo. Neišmesi. Gerą Evaldą neišmesi. Paragaučiau. Safas pakristų, jeigu mes tiesiog šiandien antrą parą dar filmuotume, mes jis nebeišliktų žmogumi jau. Jeigu šiandien būtume atsikėlę ir būtume sakę, šiandien vėl varžysimės ir reikės dabar iš naujo laimėti savo vietą, tai sakytų, ne, viskas nahui. Aš sraigtasparnį kvieščiau iš karto. Nelabai yra kuriam nusileisti. Mes sunkiai dronų radom vietą, kur nusileisti. Jeigu daktaro neturėtume, bet aš nežinau, ką mes darom su daktaru. Be gydytojų viskas. Nu, aš galiu tai pabandyti prašyti Jėvos visą laiką, bet jinai blemba neatleis, kad mes išsikraustėm į salą. Aš nemanau, kad man atsiliepsina iš viso. Aš nemanau, kad aš turėsiu skambinti su kuo. Va, greitai šiaip jau visai neužilgo. Aš tai siūlau, kad ir kaip liūdna bebūtų, atsivežti vis tiek antras pusės čia, pradedant Respubliką, atsiplukdyti. Šiaip nežinau, kaip jį reikėtų įtikinti, bet mes, man atrodo, nesakysim, kad kursim čia naują Respubliką. Ne. Reikia sakyti, kad man tai labai blogai, galite visos 3 atvažiuoti. Jis dabar karščiuoja žiauriai ir mes neturim kaip iš čia išvaryti, tai pasiimkit vandenlentę, atplaukit iki čia. Pasiimkit kažką, su kuo neparplauktumėt atgal. Pasiimkit kuo daugiau šiaip daiktų visokių. Jo, gali dar mano paimti tas kompiuteris buvo, mano planšetė. Paim dar iš spintelės sausainukai tokie buvo, aš vakar nusipirkau ir nebespėjau suvalgyti, dabar žiauriai norėčiau iš tikrųjų. Beba, kiek čia visko reikėtų. Nežinau, žinokit vyrai, ar apsimoka. Man, pavyzdžiui, patinka tie žmonės, kur, žinai, visi libertarai ir panašiai, kurie mes galim padaryti iš tikrųjų, mes galim parplaukti visi į krantą ir po biškį tiesiog užkariaut bandyti. Šiaip mes galim paskelbti čia sostinę, bet niekad joj nebūt. Kas pasakė? Čia kaip trakai. Kas pasakė, kad nutiesim, bus 2 tiltai. Iki tos salos ir nuo tos salos iki šitos salos. Nežinau, ar visų medžių užteks iki to tilto, bet... Ir paėminėsim po biškį miestelius. Ta prasme, čia, aišku, didžiausias čia bus Salaką paimti. Čia jau, kai Salaką paimsim, bet degučius čiui, kad simboliška, bet sudeginsim tiesiog. Bikėnus bus easy. Bet aš norėčiau biškį tada ir į Latvijos teritoriją. Nuo Zarasų daug pilsnėra. Ne, mums nėra teritorijų. Tu nes taip suprantam, mums nėra teritorijų. Mes, kur matys ten akis, ten mes eisim ir kariausim. Ir čia paskelbi sostinį ir čia nieko nebūna, bet reikia čia atvažiuoti visus sprendimus priimti. Vis tiek turėtų plaukti iki čia. Jo. Aš girdėjau kažkokį tokį dalyką, kad, blema, nežinau, ar čia tiesa ar netiesa, ar neprisimenu, kurie tiksliai, bet galbūt tai yra Islandijos ir Kanados prezidentai ar kažkas tokio. Yra kažkokia sala per vidurį, kurie kartą per metus atskrenda abudu ir susitinka. Bet nėra tipo jiem reikalavimo, bet jiem tiesiog prikolas yra, man atrodo. Kažkas. Arba vieną kartą per metus Slovenijos ir Slovakijos delegatai susitinka apsikeisti laiškais, kurie ne ten nuėjo, iš tikrųjų ne ten buvo deliverinti. Pažiūrėk, Simonai, dėl Kanados ir Islandijos. Bet aš nežinau, ar Kanada ir Islandija. Pažiūrėk, 2 prezidentai susitinka saloj. Tokį pamėgink. O man dar, pavyzdžiui, yra amazing, kaip kažkas turi šiais laikais laiko ir kiaušo
yra, žinai, tie visi, dažniausiai daro šitie, kaip visi liberlandai atsiranda, kuri randa neužkleimintą žemę kažkokią, kuri nepriklauso ir ten pagal seną jūrų teisę, jeigu paskelbė tai savo valstybę, tai yra valstybė. Ir viena iš tų buvo, aš nebeatsimenu, kur tiksliai, bet kažkur prie Balkanų. Jo, taip buvo prie Europoje, man čia buvo fakta. Jo. Ir ten svarbiausia, kad saloj, kuri šiaip yra visai tipo didelė, bet kai upė patvinsta, Dunojus, kuri upė patvinsta ir ta sala sumažėja žymiai. Okay. Ir jų pastovi teritorija, tipo tos Liberlando mažėja ir didėja. Ir pasos su kaimininė valstybė, kuri sako, kad jis negali čia būti valstybė, aš neatsimenu kuri. Tai labai daug bifų. Atplaukdavo policija ir sulaikydavo toj saloje, išsiveždavo ir ten vis tokie teismai, čia mes esam legitimate, mes čia galim būti ir panašiai. Tvertis reikėtų. Kanada, Islandija neradau tokio dalyko. Ne, kažkurios gal kitos. Dar labai panašiai su Egiptu ir Sudanu yra. Jie turi žemės lopinėlį, dėl kurio nesutarė, nei vienas, nei kitas nekleimina, nes jeigu kleimina, tą lopinėlį pripažįsta visai kita žemėlapio linijas nubraižytas. Ir nenori prarasti teritorijų. Ir jie dabar turi savo teritorijas ir sako, gerai, čia ne mūsų žemės. Ir yra tarp Egipto ir Sudano lopinėlius, kuris realiai gali būti mūsų irgi. Mes galim pradėti, mes galim pirmą koloniją savo įsteigti. Tai dar neužkariavę Lietuvą. Kažkoks bičas, žinau, kuris, aš nežinau, kaip vyksta tas kleiminimas teritorijos, bet aš esu skaitęs, kad vienas bičas. Žinau, kaip YouTube kleiminimus vyksta, nes jau buvo kleiminimas. Nes į protmušį įdėjau kažkada, kad vienas bičas visą laiką vadindavo savo dukrą princesę ir tada jisai užkleimino žemę kažkokią ir padarė ją princesę tiesiog žemę. O tai pala, man atrodo, galima, ar ne, dabar galvoju, kažkur Didžioji Britanija nusipirkti savo lopinėlį žemės. Škotijai. Tapti lordu. Jo, net nereikia pirkti lopinėlio žemės. Ta prasme, tu dabar gali nueiti į peidžą jų ir susimoki pinigų, jie nuperka žemės kažkur tau ir atsiunčia sertifikatą ir tu gauni lordo titlą. Tau nereikia net važiuoti į Škotiją. Ir dažniausiai tu dar gali kažkaip nusipirkto žemės šituose, kad apsaugot miškus, yra visai gražus momentas, tu gali pirkti sklypą žemės, jie nuperka tokį, kad kaip padaneitintum, žinai, prijungi prie kažkokio tai parko ir panašiai. Dydžiai maždaug. Nereikia daug, ten labai nedidelė reikia. Biškiuką tu ten nusipirki. Bet tau parodo maždaug, kuris yra, ten nusinčia lokaciją, kad tu galėtum nueiti. Man atrodo, jo. Gal jo. Pasižiūrėti. Ant diplomo galbūt lordo koordinatės yra ar kažkas tokio. Aš norėjau lordienį. Aš galvoju ant Bayerio prieš vestuvės, mums Gabė žiauri Škotija patinka. Ir aš buvau galvojęs apie šitą, man dar buvo išlindę. Ir aš galvoju, blema, prieš vestuvės reikia tapti lordu. Ir Gabė tik per vestuvės pasakyti, kad ką tik tapai lordo žmoną. Škotijos lordo žmoną tapai. Tai, o dabar su lodarium susitariu. Dabar su lodarium, Lietuvos lodarium. Sveikinu, tu lodarienė dabar esi. Ai, beje, pirmas podcastas, kaip aš vyras esu. Jo, šiaip tai blemba, per mažai gal dėmesio skiriam. Sveikinimai naujai iškeptam. Taip ir norėjau pasitikti šiukšlių maišė šitą. Kažkada tu buvai sergantis. Ir sergantis ir šiukšlių maišė norėjau pranešti savo draugam. Kažkada buvai didelis vaikas, dabar esi mažas vyras. Dabar mažas vyriukas esu, labai, nežinau dėl ko mažas. Jinai gal žino, bet jos reikalas ir man dabar iš tikrųjų yra pereinamasis periodus. Aš jaučiu, kaip jau greitai prisijaukinsiu žodį ir žmoną, bet jau būna tas, kur, mano žmona pagalvoja dar, kai reikia su kažko kalbi, žinai. Aš tai pasakydavau dar draugę, tai jie žiauriai pykdavo. Kas, kokią draugę? Kokią draugę, ko čia aš nežinau? Aš žiauriai pykstu, kad Gabija namie vestuvių žiedą nusiemu. Ok, mano Jeva irgi. Jo, jinai nusiema, sako, man namie, aš ten darau dalykų, sako, nenoriu pamesti ar sugadinti ir panašiai. Aš sėdžiu dar storesnį žiedą pasiemęs, aš sakau, tu nenori nusimti, aš nusiemu žiedą ir man, žinai, ta balta skūra po apačią, ta prasme, sakau, man jau niekad nebebus normalus pirštas šitas, sakau. Aš nešiau ir man buvom tada praeitą savaitgalį pas tave sodybui ir aš gal užmiegojau tą ranką, man vos nenugangrenavo pirštas, buvo mėlynas, sako, Gabi, tai nusimta žiedą, sakau, niekada nenusimsiu žiedą, aš nesu kaip tu, man šitą santoką reiškia kažką ir šitas žiedas man simbolis mūsų stiprios santokos. Jeva nusiemo per eidama į ligoninę, nes negali būti juvelyrikos ir ypač ten per operacijas ir panašiai, tai jinai išsitaturavo ir vestuvių ir sužadėtuvių žiedą ant piršto.
dėl to, kad nusiimtų, kad vis tiek būtų. Tai, žinau, ką Gabijai darysim. Man atrodo, metinių proga, ką darysim pirštą, man atrodo. Taip. Šiaip labai smagu yra būti vyrų ir žmona. Smagu suvedusi. Dėt vedusią smagu pagaliau. Visą laiką svajojau kažkaip. Man ant jaunesnių nelabai. Ja. Man vedus va iškart. Pirmą kartą su žmona, mėgi. Jo. Klausėsi tos dainos Myliu ženotą. Myliu ženotą. Eik, aš visą savaitę dėjau vedusią tiesiog. Dar išskridom į Italiją, į Napolį, tai tu juokauji. Jo. Kažkaip Romanė jaučiausi kaip Gabija. Aš kažkodėl... Aš save Jo, nuteikiau, kad viskas lieja lietus. Ačiū, kad žiūrėt, prenumeruokit Kiemo draugų kanalą. Viskas mūsų smagu. Ką tik bankrutuoja mūsų valstybė. Aš daug tylėjau, jau buvau pasiruošęs daug šnekėti labai, bet lyt pradėjo. Viskas. Ačiū, kad žiūrėjot. Subscribingit, Visiška prenumeruokit, ačiū, kad anarchija saloje. žiūrėjot. Anarchija. Aš kleiminu, aš dabar esu prezidentas, aš esu diktatorius. Rinkit vandenį. Gerai, ką darom, pasiskirstom dabar, kur kas eina, ką darom.